Neblogas įvadas ir susikaupimai minčių, ir darnai. Tai būtų gerai ir apsibrėžti laikę, kad ta darna neišskystų, kiek mes čia kalbėsim, arba kiek būsime kalboje, kiek minučių, nes yra žmonių, kurie labai mėgsta kalbėti. Taip paskui žiūri, atsimerkia, nieko nėra, visi išėjo, bet jis dar kalba. Tai kiek mes turim laiko, tada žinosiu, kaip suminkite aš. Mes tai turim. Mes atvažiavom tavęs klausyti. Varyk, Jonas. Tai ryte baigsim, gerai, ryte baigsim. Iki ryto. Bet geriau būtų susikaupt valandai kokie, ar kaip, tai tada būtų aiškiau. Nes iš tikrųjų labai džiugu taip perkeliauti iš tos gražios vietos, pro tą langą, kai aš namuose sėdžiu, taip atrodo, ir atvažiuoju čia per gražią Lietuvą, per gražią dieną, per saulę, per pavasarį, per atgimimą, į dar gražesnę vietą, kur dar daug gražių veidų susirenka ir ne salėje, o aplink tave, tiesiog kaip prie šeimos stalo. Tai labai didelė atsakomybė. Iš karto atsiprašau, turiu pasakyti, kad kalbėsiu ne taip, kaip yra iš tikrųjų ir neobjektyvę tiesą, kurios visi, kaip yra iš tikrųjų, o savo nuomonę, savo mintis, savo jausmus. Kai tau 64 metai susiskaičiuoja kovo 6, tai tu galvoji, kad apie esmės jau privalai turėti galimybę pasakyti, nes nieks nežino, gal jau daugiau esmių ir nebus čia, gal pagrindinės. Tai kadangi taip gražiai Danielius paprašė apie esmės, kai aš paprašiau apibrėžti aiškiau, tai aš galbūt pradžioje iš tikrųjų tada apie esmės. Tarsi jau pridėtų kažkas prie smilkinio šautuvą ir sakytų, dabar sakyk, kas svarbiausia. Ir pradėk nuo svarbiausia, nes antro sakinio gali nebūti. Tada nepradėdėt nuo to, kad o žinote, tada prieš tiek 1000 metų pradėjo kažkas kažką. Tu sakai iškart ką? Laisvė Lietuvai, tu sakai. Ir dar nenušauna, tada patikslini, o kaip, kodėl, dėl ko. Tai jeigu taip susikaupus ir dabar apie esmės kalbėti, tai aišku, esmė yra žmogaus gyvenimo prasmė. Aš manau, žmogaus gyvenimo prasmė yra esmė. Mes negalim į tai atsakyti vienareikšmiškai, bet ta patirtis, kurią tu kaupi per gyvenimą ir supranti, aš ją suprantu dabar taip, galbūt vaizdiniais tokiais. Kaip grandinėje narelis, kuris jungia prieš tai esančias grandis su tom, kurios eina tolyn iš kairės į dešinę ar iš praeities į ateitį, kaip norit įsivaizduokit. Tai tavo pareiga būti gerų nareliu, kad tie ilgamžiai būties laikai, visos patirtys ir, kaip mes dabar tai vadiname, kultūra, arba žmonijos ryšį pramonas, visas pramonė, ir tas, kas bus ateityje, būtų sujungta taip tvirtai. Ir ko gero, kiekvienai naujai kartai dar didesnė atsakomybė, nes ta grandinė ilgėja ten. Aišku, kartu tu turi pasitikėjimo, jeigu tu tą jauti, kad už tave stovi milžinai ir matai priekį. Taigi žmogaus tikslas sujungti. Kartais galima palyginti gyvenimo mūsų, ne tai kad prasme, o su kažko palyginti mūsų gyvenimą, tai kartais norisi palyginti su strėle. Kai strėlė lekia ir jeigu jinai per daug pateikia liberaliom arba visokiom, reiškia, laisvės filosofijom, jinai aš laisva, aš galiu į kairę, į dešinę, pirmyn, atgal, bet juk čia aišku, kai strėlė skrieja, jinai, aš pati skrieju, sako strėlė, jinai nesimena, kad kažkas įtempė lanką, išnaudojo daug jėgų, valgė, gėrė, sugalvojo tą lanką, sujungė tos du galus su ta styga ir tada ta strėlė lekia ir jinai lekia dabar tarsi pati, iš tikrųjų jinai niekur neskrietų, jei nebūtų tos šūvio praeityje. Kada jis įvyko? Labai seniai, o tu vis leki į priekį ir ne savo galiomis besinaudodamas, gal palankių vėjų, gal būt tiesiog atrodo, kad planetos sukasi, ar ne? Va taip sukasi pačios, kad kažkas turėjo jį pasukti ir tu nesusimastai. Tai strėlė geras pavyzdys susimastyti, kad mes ne patys savo priklausome, kad mūsų gyvenimai yra ne mūsų, ne tik mūsų ir ne viena, arba ne tiek mūsų gyvenimai, kad mes esam paleisti tarsi strėlės arba raketos nešėjos, jeigu kam patinka šiuolaikiniai pavyzdžiai, kurie lekiame ir skriejame tam tikrą kryptimį į tikslą. Ką reiškia pasukti į kairę, į dešinę, būti visiškai laisvam ir nepaisyti šito paveldo, visos tos papročių, kur link tave jie kreipia. Ar ne? Tai reiškia nuklysti ir prarasti šitą visą galią, kurią tau davė tas pirminis postumis. Ir vėl pradėti viską iš naujo, tada reikės viską vėl iš naujo lanką kurti, vėl kažkas turės tave paleisti. Tarsi, baigtųsi čia gyvenimas. Tai bet kartais tai palyginus, tada tu supranti, kokia svarbi tavo ne tik tai tarpinė grandis, buvimas čia šitam laikė, šitoje erdvėje, šitoje tėvynėje, šitoje žemėje, bet kartu pareiga prieš tuos buvusiosius. Ar tai būtų lanko šitie šovėjai,
Sovijai, ar būtų grandinės kūrėjai kažkokios kreipiamos į ateitį. Ir mūsų tikslas pratęsti šitą visą skrydį, kai tavo jau žinoma strėlė nusilpsta galios tos visos, ir tos ir vėjo, ir aplinkos, ir tavo paties kažkokie pairklavimai, ir jo protėvių galia, ir tu smingi žemyn, tai tu turi šitą perduoti savo ateinančiam kartom tą visą galę, kad jos skrietų toliau. Tarsi tu irgi turi padirbėti, tempti lanką ir tą strėlę, na, kaip estafetės lazdelė. Tai aš taip matyčiau ir tai iš tikrųjų tada sureikšmina žmogaus gyvenimą. Aišku, žmogui kartais norisi pranokti visą šitą gyventam žinai, kažkaip nemirtingam būti, bet juk šitoj grandiniai nemirtingumo esmė yra kartų kartos. Tavo pareiga šitą išlaikyti grandinę. Grandinė yra nemirtingumo arba gyvenimo prasmė, o ne vienas narelis. Net vieno žmogaus gyvenimas prasme tik turi tos didžiosios grandinės atžvilgių. Ir kartais tai liūdna, nes mes labai, kaip dabar sako, egoistiški, aš. O jeigu galvojame apie kažkokią tasą po mirties kitame gyvenime, mes vėl įsivaizduojam aš. Ar ne? O ten aš nėra, ten bus tavo vaikai, Tai tu beveik iš naujo dar kartą. Bet tų visų prietarų ir visų savo tiesioginių patirčių, gal tik kažkas prigimto, kažkas tokio, kas tave daro stipresnį, nes tu jau paveldėjai iš prieš tai gyvenusių ir kūrusių ir gali eiti toliau. Joba, jeigu tu grėžiesi ir vis pasižiūri, pasitikslini, kelias tai čia dar nėra, aš tiesiu jį, bet ar aš teisingą kryptimį einu. Taigi, iš tikrųjų, va toks supratimas tam tokiam laike ir erdvėj, man atrodo, ta prasme ir padeda suvokti gyvenimą. Bet dabar žmogui gyvenime reikia daug atsakymų, kas bus po mirties ir kitų visokių atsakymų, į kuriuos mokslas jokių atsakymų nepajėgus duoti. Kodėl? Dėl kelių priežasčių. Mokslas, šiuolaikinį turiu omeny mokslą, racionalų mokslą, kuris užgimė lėtai, pamažu, viduramžiais, tarkim, pradėjo atsiradinėti racionalioji mintis žmogaus, vis labiau atsiribojant nuo jausmų, nuo tų tokių išsigalvojimų, einant vis prie labiau apibrėžtų, išvedamų tiesų. Va čia turim vieną, tai bus kita, nes va tie mums pavyzdžiai rodo ir iš tų mes išvedam. Mes neišsigalvojam, nenukrypstam į šalį, nefantazuojam, neužbėgam už akių minties eigai. Taigi mokslas labai siaurą sritį rėpia. Šitaip mąstydamas ir neilgamžis būdamas, jis nepajėgus atsakyti žmogaus būties klausimą. Žmogus gyvena vieną gyvenimą, tas gyvenimas jo vadinasi amžiumi. Ir amžius yra trumpas. 100 metų mes taip įvertinam, ar ne, amžių ir naudojam kaip matą laiko neapčiuopiamai tėkmei, 100 metų. Tai kai tau 64 arba ten 70, tai tu supranti, kad 100 metų, kur mokykloje atrodė, o praeitam amžiuje juokingai mažai. Bet taigi čia visai neseniai, tai mes ten buvo, mūsų seneliai, proseneliai, ar ne, sukilimo laikai. Tai ir taip tada viskas paaiškėja. Tai šitas mokslas negali per vieną amžių žmogui duoti atsakymų visus klausimus, nes ko gero mokslui reikės dar 1000 metų eiti, kad jisai pasiektų ir užčiuoptų kažką tokio, kas žmogui rūpėjo, bet šiandien dar neaišku. Na, pažiūrėkim, kad ir tą likimą pomirtinį, ar ne, eschatologiją, kurią vadina religijotyrininkai eschatologija. Čia graikiškas bero žodis, ar ne, pomirtinis likimas žmogus. Ar jis iš vis įmanomas? Mes miegame naktį, sapnuojame, ryte atsibundame, tarsi gimdami iš naujo ir taip gyvenimą įsivaizduojam, kad gal ir gyvenime taip, bet išnyksime ir vėl atsibūsime ir vėl kažkas bus toliau ir tai būsime mes. Ne kas nors palikuonis, kurie gerų vardų mus mini. Aha, tai čia jie, o aš norėčiau pats su savo tą mintelę toliau gyventi. Tai mokslas čia atsakymą neduoda. Kadangi žmogui labai rūpi tie atsakymai, žmonė visą laiką, nelaukdama jokių mokslų, ir kai mokslų nebuvo, ir kai mokslai yra, visą laiką stengiasi peržengti šitas ribas mokslo ir sukurti pasakojimą, sukurti įtikinamus vaizdinius, paveiksliukus, nuotraukas, ką tik tai gali, ir dabar galima dirbtinį gal protą panaudoti, apie tai, kas vis tik bus. Ir tai yra ne mokslinės nuomonės, tai jau peržengiama į ezoterikos, kaip dabar vadinama, į reiškia tam tikrų kitų pažinimo būdų ir sryčių, kur mokslas jas atmeta kaip po tokias, nes jeigu įsileistų panašiai, tai kaip įsileisti degutą, tik tai deguto šaukštelį įsileisk statinę medaus, ir nieko tau nepasidarys, a jis nevalgys statinės medaus, jis jau ten kažkas blogai. Tai mokslas yra toks,
griežtas šiuo požiūriu, todėl nepykite ant mokslo. Tie, kurie kalbate su dvasiomis, su virgulėm, matuojate visokius energetinius laukus ir kažką bandot atsirti, čia irgi mokslas rėkia, jums iš karto koka per galvą, nes mokslas niekada neįsileis, kaip statinė medaus niekada neįsileis deguto. O koks tai puikus tas degutas, koks jis nuostabus, be to deguto nieko nebūtų. Tai, bet čia jam ne vieta. Todėl žmonės kūrė tuos dalykus. Ir ezoterika vienas iš tų dalykų, kurį mes šiandien, nežinau, gali būti žmogus mokslininkas, o naktį pasislėpęs po pagalbę bėga pas būrėją ir klausinėja, o kaipgi bus, kodėl mane ten mylimoji dabar į mane nežiūri. Ir mokslas negali atsakyti, jis eina ir klausia. Tai noriu pasakyti, tos pažinimo sritis yra šalia viena kitos. Ir viena iš jų yra religija. Tai štai kaip pavyzdžiui, jeigu paėmus aš pats romuvietis ir paėmus Romuvo kaip etnokultūros reiškinį, ar ne, kur visi dainuoja, sutartinės ir mes pradėjome etnokultūriškai, dabar tai tautiškai, ar ne, lietuviškai būtų, tai etnos tai tauta. Ir tautinė giesmė, tautinis žodis, tautinė kalba, tautinė kultūra. Bet kažkas iš tų žmonių įmai peržengė šitą. Sako, čia religinė čia ne ansamblis kūlgrinda, o religinės bendruomenės apeiginė folkloro. Nu labai jau mandraja, ne grupė. Ir visi tokie, tai kuo jie skiriasi nuo paprastų? Nes ten įvedama religija. Ir kaip galima įvesti religiją į kultūrą, į tautinę kultūrą? Baikit jūs juokus, žaidėte smėlio dėžėse, dainavot, kaspinėlius ryšot, margučius marginot, reiškia, darbomis talžėte vienas kitą juokaudami pusiau rimtai. Ir toliau darykit, o kam jūs čia norit religiją? Nes kas yra religija? Kai žmogus bando savo, šiuo atveju kas yra religija, kai žmogus imdamas savo papročius, savo kalbą, savo apeigą, savo paveiksliukus, savo medžius, savo augalus, na viską savo pabando atsakyti, nesinaudodamas kitų patirtimis, vien tik savo patirtimi, o tai yra geriausia, savo patirtimi, aš kai sakau, visi sako, tai čia yra puikus liudijimas, savo tautos patirtimi paliudyti, o kokiagi gyvenimo prasmė ir mūsų šitas pomirtinis likimas ir visi kiti reikalai čia šioje žemėje, jeigu aš nenoriu laukti mokslo atsakymų, tiksliau negaliu laukti mokslo atsakymų, gyvenimą noriu nugyventi žinodamas viską nuo pradžios iki galo. Ką mokslas pasakė, ačiū labai, bet aš prikuriu, ko man dar trūksta, nes gyvenimas tik vienas ir aš negaliu apsiriboti vien tik mokslu. Teisingai, meilė turi būti seksas. Pasakiau ir pats įsigandau, meilė ir yra meilė, jokių seksų nėra, arba yra meilė, arba nėra. Meilė, čia toks žodis dar įlėkė, tarsi šalia meilė dar būtų kažkas daugiau. Tai yra meilė, yra tikėjimai, yra dalykai, kurių žmogus protas nesupranta, yra prisirišimas prie amžinybės ir jis nenorėtų žmogus. Ir štai religija į tai atsako. Ar Romuvos tas atkuriamasis tikėjimas pajėgus atsakyti į tos klausimus? O čia klaustukas, neaišku, ar jis pajėgus. Mes turime paveldėję ir vėlių solelį, ir pomirtinį gyvenimą, ir žmonių įsikūnijimą į medžius, ar ne? Ir gegutė kukuoja, ir varna atskrido, ir atnešė pirštelėje žiedelį, ir kareivis nemiršta, jis persikėlė kažkur, auga žolės gėlėmis. Poetiniai vaizdiniai, bet už jų slypi senoji pasaulėžiūra. Tai norėčiau pasakyti, kad kodėl aš tą tokį įvadą pradėjau, iki religijos atėjau. Religija yra labai svarbus dalykas. Lietuviškai mes naudojame tikėjimą žodį, kartais tas žodis pasirodo per daug buitinis, nes moksliniai žodžiai, svetimi žodžiai, kurie netaip iškart suprantami, kelia tokių paslapčių ir tarsi jie apima plačiau ir kalba daugiau, bet iš tikrųjų tikėjimas taip pat kalba labai daug, nes pats tikėjimas yra šaknis tik nuo žodžio tikti. Tai tau turi būti tinkamai paaiškinta, kad tu priimtum tai, ko tavo protas neatsako. Ne, aš nežinau, ką reiškia sapnas, sapnuoti geležinį vilką. Eini pas žynį ir jisai tau paaiškina ir kas atsitinka. Ir tu užuot medžiojęs, gėręs alų midų ir toliau puikiai su kunigaikščiai šventės, staiga galvoja viskas, reikia statyti pilį. Nes čia turi būti taip, kaip sakė žynys, prasideda, ar ne, Lietuva. Tai noriu pasakyti, kad tikėjimas tai, kai tau tinkamai paaiškinama, kai jis tave tinkina. O kompiuteriuose yra customize, tokia angliškas, customize, kai tu turi, reiškia, tokią aplinką, kažkokią atsidarėjai, čia kažkokie visokie įrankiai mėtosi, tu tinkini, kad pasidarytum tau tinkamą aplinką, įrankiai čia, taip, viskas tinka ir tu dirbi. Tai va religija tarsi tinkinimas ir viso to pasaulio įvairovė žinių ir panašiai, suėjimas, na kaip sodas, į vieną aiškiai matomą, suprantamą visumą, kur pradžia galas, kokia prasmė, koks gyvenimas ir žinoma moksliškai tai niekaip, nei patvirtinama, nei paneigiama. Moksliškai galima tik pasakyti, žiūrėkit, šitas dalykas jam labai tinka ir jis užuot blaškėsi gyvenime pradėjo
gyventi tikslingai, nebijodamas, kad mirs, nes atsirado tam tikri supratimai ir susitvarkė savo gyvenimą. Jis ramus, ne? Rytoj reikia mirti, o šiandien sėja rugius. Rytoj reikia mirti, o šiandien dar premjeras ir iki galo bus sąžiningas rinkėjų atžvilgių ir valstybės, ne, daro kažkokius užduotis. Čia reikia tikėjimo, nes šiaip tai už galvos griebi, nieko nereiškia, viskas bėgi geri, linksminėsi ir miršti. Tai žmonėm tikėjimas be galo svarbus ir Romuvos šitas veiksmas, aš jį turiu paaiškinti jums, jeigu taip paprastai, tai šitas Romuvos veiksmas sako ką? Mes mirė, mes nemirė, mes esam gyvi. Mes praradom tikėjimą, tikėjimas jau sunaikino. Ne, mes turime, atkuriame savo tikėjimą ir mes esame. Štai mes. Jūsų nėra, sako, kaip tai nėra. Aš čia atsistoja, ar ne, mokinutė klasėje. Mokytoja klasėje kalba, na, o paskutinis Kryvis jau mirė, krikščionybė jau, reiškia, perkeitė Lietuvą, jau viskas, šventyklos sunaikinta, tik atsistoja mergaitė, 10-tokė ir sako, kaip tai, aš esu. Aš toliau tiesiog protėjau tikėjimą. Sutartinę galiu pagėdoti, galiu paaiškinti. O kas jūs tokie, jinai klausia? Čia tikri atsitikimai. Klasė visi tokie, kas mes iš tikrųjų tokie? Tai mes tikime ką? O ką mes tikime? O kokios mūsų pasakos? O mūsų pasakos kalba kažką apie šventąją žemę Palestinoje, apie kažkokį Abraomą, pas kurį mirusieji keliauja po mirties. Taupti, tai kaip čia suderinti? Aš norėčiau pasproti vis į dausas ant vėlių suolelio. O dvasininkas mūsų, nors dar mini senovės lietuvių didžiausia galė Dievą, nes Dievas yra lietuvių Dievas ir vardas lietuviškas, ir laimina mus Deivės laimos vardu, bet kai jau mes iškeliaujam paskutinę kelionę, kažkodėl mus atiduoda Abraomui. Sako, keliauk pas Abraomą. Ir visi šitam labai jautrų žmonės. Sakai, nu tai aš čia krikščionė, viskas čia gerai, galiu. Sakau, bet tu pažiūrėk kapinėse, kai tavo artimesnis, jį pas Abraomą pasiunčia. O ten pas Abraomą, žinok, nei vėlių suolelių, nieko to nėra. Kur taip, tremtin, emigracijon, jeigu jis gyvena Lietuvoje visą savo gyvenimą, prisirišęs prie žemės, senolis, ėjo į bažnyčią, meldėsi, čia mylėjo, čia karvutė, čia senelių kapai, čia viskas. Ir staiga po mirties nemigravo niekur, nevažiavo nei į Ameriką, nei į Jungtinę karalystę, po mirties pas Abraomą nukomandiruotas. Mažėja lietuvių mirusiųjų. Pažiūrėkit, kokia migracija mirusiųjų. Mes sakom, tauta neteko 2 tenai ar 1 milijono gyventojų, o kiek neteko mirusiųjų, kur jie pasiųsti Palestinoje, pas Abraomą, klaidžiojo po dykumas, dausuose. Ar mūsų vėliavose, vėlių galybė plazda, ar dar skriejanti mūsų gyvenimo strėlė turi ko pasitikėti, ar dar kažkas be paleis tą strėlę, jeigu net jau tų vėlių, tos praeities grandinės dalys jau kažkur tai narstomos dar, išdalinamos. Mirusieji visada būdavo su mumis. Ir tas karys, kuris eidavo su vėliava prieki ir nešdavo tą besiplaikstantį spalvotą ar kitokį ženklą, kuris rodė priešam, kad kol vėliava prieš akis eina visa vėlių armija. Kuo mažiau gyvųjų, to galingesnė kariuomenė. Jūs galite pagalvoti, ar tai gali būti būtent tokiam tikėjimą. Kuo mažiau gyvųjų, to galingesnė kariuomenė. Kodėl? Nes eina visi mirusieji iš paskui. O žinot, kiek jų daug, kuo daugiau žuvo, to jų daugiau. Taigi vėliavą reikia nukalti ir tada gyvųjų visą kariuomenę, kokia būtų skaitlinga, pasiduoda ir iškelia rankas. Va tai priėjome prie dabar svarbaus dalyko, kuris dar vieną, ko gero, pasakysiu ir tada jau aš turiu paruošęs tam tikrą ir paskaitą, kuri man įdomi, kur aš užsiimu, kuri nėra apibendrinimai, kuriuos aš dabar kalbu, bet jie yra reikalingi, jeigu kalbam apie esmes. Taigi, kas yra vėliava? Tai šiuo atveju, nes ją turim pagalys, ar ne, ir ant jo besiplaikstantis kažkoks. Va. Kaip gėlėžiedas, ar ne, stiebas, kamienas, ir čia žiedai ir kažkas plazda. Ar ne? Kaip žmogus, kūnas, griaučiai, o čia plaukai, ir čia visokie kaspinai ir viskas plazda. Reiškia toks ženklas kažkoks. O ką jis reiškia? Tai dabar dėl reikšmių pasaulio. Vėliava yra labai senas ir labai paprastas dalykas. Seniausia vėliava galima būtų įsivaizduoti medį, kaip po tokio. Medžio kotas yra kamienas ir ant medžio šakų prirašyta kaspinėlė. Ir jie plazda. O čia vėlių vėliavos. Matėt, ko gero šventyklos ir Indijoje ateinate, čia šventyklų architektūra, betonai, blokai ir staiga medis ir ant jo ten prirašyta daug kaspinėlių ir net niekas nežino, kodėl, nu jie pririšo. Čia kažkas kažką galvoja apie ten senelį, prosenelį. Pririšo ir atsitos vėlės, vėjai tenai kažkaip tai supranta, kad užmesgam ryšį mes su jomis. Tai tai noriu pasakyti, kad šitame esmių arba pasaulyje labai svarbus, dabar vadinam simboliai, ar ne? O kaip lietuviškai pavadinti ženklai, simbolių atžvilgių žodis ženklas yra šiek tiek
susiaurintas. Nes ženklas yra, kai mes sutarėm. Va šitas ženklas reiškia tą ir visi sutarė, ar ne? O parodysiu kitą sutartą, kad blogas visi išsilakstys. Tai yra ženklai sutartiniai. Mes dėl jų susitarėm. Bet yra, pavyzdžiui, sapnai. Dėl sapnų mes nesusitarėm, ne? Sapnuoja geležinis vilkas. Ar susitarėm? Ką reiškia geležinis? Ne. Tik paskui, nebent aiškindami sapnus, mes prieisim tam tikrų išvadų. Taigi čia simboliai būtų, jeigu moksliškai simbolon tai reiškia vaizdiniai, gal sakysim, tam tikri, nu kaip čia pasakyti, sugalvosim žodį po to, aš žodžio dar nesugalvojau. Ženklai sąlyginai galima vadinti simboliais, pagristai, bet tai bus nebe mūsų žodis. Tarsi mes patys negalime sukurti žodžio, būtinai pasivokti ir pasiskolinti tą žodelį ir iki kalėdų negrąžinti. Tai jau nesąžininga. Tai norėčiau galvoti, kad svarbiausia dabar suvokit, ką šitai žodžiais noriu kokią mintį pagauti. Kad štai yra daiktas, na, einam per, pasakysiu pavyzdžių, einam per mišką, einam per pievą ir daug akmenų pievoje guli, ar ne? Daug akmenų, kokie akmenys. Ir staiga su seneliu einam, aš mažas dar, anūkėlis, su seneliu einu, senelis veda grybauti. Einam grybauti į Gojelio miškelį, kodėl jis taip vadinasi, nu įdomu. Ten kažkokie kapčiai, ten Napoleono kareiviai, sako, palaidoti, ir toliau einam, akmenų daug. Ir prie vieno akmens prieina senelis ir nuskinęs ten lauko gėlę, ar ten jau paėmęs grybą padeda. Ką turėjau? Aš, senelį, kodėl ant šito, kas čia? Jis sako, čia nepaprastas akmuo. Nu ir ką jis sako? Žiūrint, koks ten akmuo buvo. Čia su laumės pėda, matai akmuo. Tada man vaikui, aišku, daugybė bus, o kas ta laumė? Tai laumė, tai ką, tu negirdėjai? Ne. Ir prasideda, dabar tai vadina mūsų muziejininkai edukacinė pamokėlė. Reiškia, tas atseit, nu, čia aš iškart girdžiu kaip lietuvis, kad ėda katinus kažkas. Bet jie jokių katinų neėda, tiesiog ateina mokytoja, baigusi šiuolaikinius kursus vadinamus ir pradeda pasakoti tokius dalykus įdomius. Nu, kartais ir paėsti duoda. Būna ten, pavyzdžiui, ta kulinarinio paveldo edukacijos. Tai mes tokius dalykus turim. Nieko tai labai nejuokina, bet kai tu labai įsijauti į savo kalbą, tu supranti, kaip jinai sudaryta ir kaip svarbu žodžių garsai ir visa kita, tai kaip sutartiniai. Nu dabar dainuoja gražius sutartiniai, ten įpintumėm žodelį edukacija ir independence. Nu tai ta sutartinė sugriūtų. Bet kodėl jūs manote, kad mūsų kalba, mūsų bendravimas, kai mes kalbame vienas su kitu ir tu jauti kaip tarp žodžių, kurie turėtų išreikšti meilę, pasitikėjimą, džiaugsmą, ar ne, įsiterpia žodis jau iš ginekologijos žodinėlio, ar ne, ten seksas, dar kažkokie. Ir čia prasideda, ar tai gyvenimas, ar tikrai taip žodžiai, tai matai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai va čia vienas dalykas, bet aš nutolau nuo pradinio pasakojimo. Senelį, tai laumės? Nu tai čia laumės, pažiūrėk, kad ten laumės, vat, matai, kai rūkas toks kyla ir iš vis neik į ežerą, ten laumės tave gali pagauti. Prasideda tokia pamokėlė, kad, nu gerai, dabar senelį einam grybauti, paskui dar toliau vakare man papasakosi. Tik akmuo priežastis. Pajutote? O kiti ką akmuo? Kiti šeipsi. Čia šitas. O ten galėjo būti ir... O čia ant šito akmens valdovas Vytautas po Žalgirio mūšio buvo atsisėdęs, valėjo, matai, toks įdubimas, va tarsi buvo atsisėdęs. Jis toks buvo galingas, milžinas. Senelio, o kas tas Vytautas, o kas tas Žalgiris? Ir mokyklos nėra. Dar yra laikai tokie laikai edukatorių, tų inkvizitorių ir universiteto 1559 metų, kai atėjo jezuitai ir pradėjo šitos akmenis naikinti, tada seneliai sakydavo vaikam, kurie jų neklausydavo, klausyk. Jeigu tu taip išdykausi, toks būsi bjaurus, tave rytoj į mokyklą siunčia, į universitetą, į edukacijos kolegiją. Oi, tas vaikas pradeda iš karto būti žmogumi, teisingai laikytis papročių ir taisyklių, nedėti duonos aukštinkojom ant stalo ir šaukštą padeda teisingai ir pasako tinkamus žodžius sutikęs, padėkodamas ir panašiai. Noriu pasakyti, kad simboliai arba prasmė atsiranda žmogaus pasakojimą prikabinant prie kokio nors reiškinio. Prie akmens, prie duonos, prie šaukšto, prie raktų. Negalima ant stalo dėti raktų. Ką tu raktus ant stalo padėjai? Ką tu turi greit paimti? Kodėl? Nes šiaip aš dėdavau daug kur raktus ir Anglijoje, kai mes buvom, ir JAV, ir Azijoje, ir Izraelyje, ir nieks nieko nesakė. O čia senelis griebė, triukšmas kilo didžiulis ir prasideda pasakoti. Tu ką nežinai, ką reiškia raktus? Ne, nežinau. O tu nežinai, kas yra raktai? Raktai tai atrakinti duris. O ką jie reiškia? O ką reiškia raktai? Jiegi tik raktai. Raktai dar kažką reiškia. Raktai kažką reiškia. O ką tada reiškia kirbis? O ką reiškia šaukštas? O ką reiškia, nežinau, kas ratas koks nors, ne? Jis dar reiškia kažką. Prasideda visai kitų reikšmių pasaulis, kaip toj fizikoje, matematikoje, kai tu pamatai X-us, Y-us ir jie nieko nereiškia. Bet mokytojas prieina prie lentos, užrašo, tarkime, kad X lygu
ir parašė kažką. O Y tarkime, kad lygu. Ir aš visada galvodavau, palaukit, o jeigu nelygu, kas čia atėjo, išgalvojo, kad X lygu tam, Y tam ir išsprendė uždavinį. Išsprendė uždavinį. Sako, va žiūrėkit, dabar padauginam, padalinam formulę, išsprendė uždavinį. Mokytojų galim paklausyti, taip, o jeigu X nelygu tam? Tai sako, tada nieko neišspręsime. Žinai, ir tada tu supranti, kad pasaulyje viskas turi būti kažkam prilyginta, ar ne? Judesys, žodis, reikšmė turėti. O reikšmė tai kur? Reikšmė tai pasakojimas, nes reikšmės nėra. O tiesiog, ką reiškia šitas, keliu kirvį ir sakau, ką reiškia kirvis? Ir visi tokie. Nu kažkada mano bičiulio etnologo, religijotininko, mitologo, matematiko, daktaro, mokinio Vladimiro Nikolaevičiaus Toporovo, labai garsaus semiotiko, paklausiau, ką reiškia kirvis? Jisai pažiūrėjo, sakau, Dainiau, ką reiškia kirvis? Jisai sako, nu, gali ką nors reikšti, gali nereikšti. Nu, davė suprast, kad mes priskiriam reikšmę. O aš sakau, tai įdomu, ką aš tada pasakiau, man taip jautėsi, sakau, yra dalykų, kuriem nereikia net pasakyti, ką jie reiškia, jie patys reiškia. Pradinės reikšmės, įsivaizduojat? Tai jau grįžtam prie reikšmių pasaulio, kai žmogus pasakos, laumė tą reiškia, to žvaigždės reiškia tą, šitas akmuo šventas, tas paprastas, čia ąžuolas, matai, šventas, o ten paprasti, ten gali kirsti, čia negalima. Tai čia mes prikabinam. Čia jau peržengia ženklus, čia yra tam tikras pasakojimas, susitarimas, paprotys, tradicija. Tai pasakoja paskui visi, ar ne, tas anūkas vaikam kitiem pasakys. Čia pasakoja. Čia šiek tiek panašiau į ženklą. Bet yra dalykų, kurie patys savaime reiškia be jokio pasakojimo. Kirvis ima turėti reikšmę. Kodėl? Nes tūkstančius metų jis buvo kažkam naudojama. Aštrus, kirsti, kapoti, ar ne, akmuo, nes akmeniai buvo tiri, medis, kotas, dvi galios sujungtos, pagalio gale yra didžiausia galia, bet jeigu prikabinam pagalio gale akmenį, dar stipresnį bumbulą, dar didesnė galia, galų gale turime ranką ilgesnę ir galios, ir pagalys pradeda reikšti tam tikrą galių tęsinį mediją, kaip šiandien pasakytų šitie tyrinėtojai tų tęsinių žmogiškųjų, kaip jisai įstiprina savo galias. Jau paskui bangom, radio ryšių, geležinkeliais, lėktuvais, raketom, bet čia pirma medija, tai aišku bus akmuo ir pagalys, bet jeigu juos sujungt, tai noriu pasakyti, tos reikšmės atsiranda, kai žmogus net nebyliai sureikšmina ugnį, vandenį, akmenį, žaibą. Nebyliai nieko nesako, mes nebyliai. Ir štai reikšmių pasaulis atsiveria. Arvydas Šliogeris, amžinatilsį, sakau, nes man atrodo taip neseniai iškeliavęs ir dar ne pačiu gražiausiu būdu. Jį palaidojo ne pačiu gražiausiu. Nes visą laiką keikė šitos juodaskvernius ir visą tą paprotį inkvizicinį ir jį palaidojo taip kaip reikia. Tai šitoj vietoj jisai sakydavo, kalba pagadino, kalba pirmiausia sugadino žmogaus santykį su bekalbiu, jis sakydavo kaip filosofas, stichijų raiška. Žmogus išeina, vat kūdikis išeina, pas senelį ant skiedryno kieme, ar neatsistoja taip pavasaris ir paima kirvį ir skiedrą, kapoja skiedras ar balanas. Ir dar nieko nežino, nebaigęs jokių filosofijos kursų, mokykloje nieko nebuvo, nieko, dar ir mekena, dar kalba neryšliai. Ir jis šitą atsimena, ir kai jo paklausė, sako, profesoriau, o vat, jeigu jums reikėtų pakartoti gyvenimą, nu, ką jūs rinktumėtės, tą patį kelią ar ne? Paprastai žmonės dažnai, aš kai žiūriu, atsako, kad taip, nieko nekeičiau. Jis sako, ne, aš nenorėčiau nueiti taip toli nuo gamtos. Aš sako, norėčiau dabar, jeigu man leistų vėl rinktis, aš taip ir likčiau berniukas pas senelį ant skiedryno, kuris turi tiesioginį santykį su bekalbių stichijų, terminai jau ne berniuko, filosofo, raiška. Tai pasaulis per tave. Su visom reikšmėm, pradinėm, nesutartinėm, nieks nesumelavo, jokių ženklų nėra. Koks ženklas žaibas, koks ženklas ugnis, koks ženklas yra vanduo, arba sniegas, ar ten vėtra lūžtantis medis. Aišku, kad tai galios, su kuriomis tu turi reikalą. Ir tada pradedi ir apie save taip mąstyti, ir apie savo gyvenimą, ir apie savo santykį su tom galiom, kodėl tiek daug galių aplinkui. Ir aš toks galingas galiu būti, kaip man irgi būti tokiu, kaip žaibas, kaip ugnis, kaip vanduo, kaip garas ar rūkas, ar kaip skruzdė, reiškia, įlendantį į kažkokią tai požemio mažą angelę, įsigilinantį į reiškinių esmes ir užmirštanti visą, kas blaško jos dėmesį. Tai iš tikrųjų žmogus tokiam pasauliui. Tai Šliogerio nuomonė, žodis, kalba jau pradeda žmogų nuo to atitolinti. Nes tarp to pasaulio, kurio galios reiškiasi ir kurios reikšmės yra
pirminės, ar ne, nu kaip sakiau, kirvis, ugnis, vanduo, ypač gamtos reiškinių, ten iš vis pirminės, net žmogus rankos nepridėjo, jis įveda pasakojimą. Atsiranda antrinis reikšmių pasaulis, kai žmogus sako, o kirvis, o vilkas sapno geležinį reiškia tą, o jeigu sapnavai reiškia nebijok, tai oras tik tai keisis. Ir jis pradeda reikšmių pasaulį kurti pasakojimą. Atsiranda tada simbolių ženklų arba sutartinių, reiškia tokių paveiksliukų visuma, kurią tu matai, kuri sureikšminta žmogaus. Tada atsiranda daugybė jau dalykų ir raštas vėliausiai atsiranda kaip jau pilna reikšmių sistema, kaip pasaulio gali nebūti, mes jį aprašysim, čia viskas bus, knyga atsiverti ir visas pasaulis, kitas, kurio nėra, nebus, nebuvo, arba galimas pasaulis atsiveria prieš tavo akis per žodžių, jau santykius su savo jausmais, nes tarp pasaulio pradinių reikšmių ir gamtos, ir kalbos netgi atsiranda dar formulė, žodis, raidės, ar ne, kurios taip prijaukintos prie jausmų, proto, supratimų ir panašiai, kad sukelia viduje dar kartą kitą pasaulį. Ta pasaulį mes vadiname kultūra, intelektualiniu pasauliu, protiniu, ir kas neskaitė knygų, tai mes su jumis nekalbėsime, ar ne? Taip, tu knygas skaityk, ypač mano Dainius Razauskas mėgsta skaityti, knygelę skaitykit. Nu, žiniai pasakytum ten kokiam nors Krybių Krivaičiui, kad jis knygelę skaitytų, sakytų, prūsai knygelę skaitė, kur jie dabar yra? Skaitė, pirmieji raštai įsisavino, jų iš vis net nėra. Tai kurioje vietoje užsilieka lietuviška dvasia? Iš tikrųjų, raštas atkeliauja pas mus su tikėjimu, su naujaja ideologija, nu ir tas pasaulis, rašto pasaulis su pasauliu, rašto nustatomas santykis su pasauliu, jis kertasi su tuo senuoju. Aš tyčia noriu atskirti, kad pajustumėt, kad šalia tos reikšmės yra knygų, reikšmių, kultūrinis pasaulis, šiuolaikinis, kuris jau skaitmeniniu būdu beveik nuo šito atsiskiria ir pradeda gyventi savarankišką vos ne gyvenimą ir mes vis vaikus bandom grąžinti tą tikrąjį gyvenimą. Tai, kad jie yra šalia iš tikrųjų, bet vienu metu to antrojo pasaulio, va šito kultūrinio rašto pasaulio nebuvo, intelektualaus tokio pasaulio nebuvo, tas pasaulis prieš tai rėmėsi žodžiu. Dabar raštą daug man raštą. Mes susitarėm, kad po mirties mano tu ten tą darysi. Sako raštai, pasmata. O anksčiau būtų užtekę žodžių. Grįžtame į pasaulį, kur rašto nebuvo, buvo žodis, kad suprastumėt mūsų papročių esmes. Žodis yra viskas. Nu, gerai, Šliogeris sako, kad žodis jau atitolina žmogų nuo reiškinių. Bet pažiūrėkit, kaip tada buvo, kai buvo tie reiškiniai ir žodis. Žodis iš tikrųjų suteikdavo tiem reiškiniam papildomas prasmes, kurių jie neturi. Nu, kirvis turi reikšmę pagal naudojimą pradinę, vadinkim tai archetipiniam pradiniam reikšmėm kirvio, o žmogus gali jam prikurti dar naujų reikšmių pasakojimus. O čia nepaprasta kirvis, čia perkūno tirvukas, tas perkūnas meta iš dangaus tą tirvuką, kai žaibuoja, o kas tas perkūnas? Tu ką nežinai, kas yra perkūnas? Nu tai jam tada ir apie velnę čia užsimenu, netyčia dar velnės yra. Tai koks santykis tarp jų? Nu vienu žodžiu, aš tau visą religiją mitologiją išpasakočiau vien kirvuko, sureikšmindamas kirvuką. Ir čia perkūno tirvukas, taip? Tai pasakojimai iš tikrųjų kūrė antrą tą pasaulį kalbos lygmenį. Dabar žiūrėkit, čia vienas esminis dalykas, apie ką niekas nekalba, iš vis niekas nekalba. Man atrodo, kad aš vienas tik tai kalbu. Taip, tokiu būdu sureikšminu tai, ką aš dabar pasakysiu. Man atrodo taip, nežinau, o gal aš klystu, o gal kitiem nėra laiko, o gal kiti iš tikrųjų taip toli nuėjo per raštus į šalį, kad nepagalvojo, kad tas kirvis gali pats savaime kažką reikšti, arba mūsų kalba būti visiškai kitokia negu kitos kalbos. Mes dažnai girdim ir cituojam Herderį, visokius kuo svetimesnius ir tolimesnius išminčius, kurie vertina lietuvių kalbą iš šalies. Nes patys, kad vertinam savo vaikus, mylim, jie mums gražiausia tėvynė ir panašiai, niekas jau nesistebėdavo. Bet kai kiti ateina ir sako, o, kokia kalba jų, tai mes tada sakom, va, galų gale jie pamatė iš tikrųjų ir mes pradedam tikėti. Aš kartais abejodavau, čia ypatinga kalba, tiek jinai nukentėjusi, tiek jinai patyrusi įvairių poveikių. Ir staiga sako, kad norite paklausyti, kaip kalbėjo senovės indoeuropiečiai ir tolimi mūsų protėviai, sako, užsienietis koks nors ar ne, anglas, britas, germanas, važiuok į turgų Žemaitijų ir paklausyk, kaip kiemiečiai šneka. Taip jau bent 19 amžiuje tai buvo. Nežinau, kaip dabar tie ten žemaičiai šnekės, gal pavarys ir ne visai taip, bet seniau tai buvo. Tai dabar nu mūsų kalba sena ir dažnai girdime mūsų kalba sena, dėl to jai vertinga.
Mes tai suprantam, kad senatvę reikia gerbti, mes patys būdami seniai tai liūdijam ir norim šito, ar ne, bet vaikai to nesupranta. Senas mobiliakas, ne, man šitas netinka. Seneliai, net važiuok manęs iš mokyklos ir vaikų darželio, kodėl? Tu su antru golfu ten važinėjai, visi juokėsi iš manęs, ir iš darželėje vaikai. Nu gerai, net važiuosiu, tai ateis pėsčias geriau. Tai noriu pasakyti, senų daiktų niekas nevertina. Tai kaip mes įtikinėjom visuomenę savo, jaunąją kartą, kad jinai labai sena, dėl to ją reikia gerbti. Nu, tipo namelis taip toks sukriošęs senas, kad ant šono paskyręs, laikykime, užkonservuokime, išsaugokime, jį reikia gerbti. Ar tikrai? Mes norime, jeigu jis paseno, mes statome naują mobiliaką, naują mašiną. Ir mes jaunuoliai dar sukursime geresnį, ne? Va taip. Tai čia yra pražūtinga padėtis. Tokioj padėti nebilioja atsiduriam santykėje su vaikais. Ir štai, kaip aš pajutau, kaip reikia atsakyti. Sakau, nei sugalvojau, nei ką, tiesiog vieną dieną. Iš kalbos daug metų kalbi ir supranti, palauk, taigi kalba mūsų kitokia. Visai kitokia kalba. Kodėl? Pažiūrėkit, dabar supaprastintai trumpai paaiškinsiu. Įsivaizduokit žmogaus santykį su pasauliu, su tais žaibais ir visais akmenimis ir viską rašto nėra. Ne? Ir jam reikia prikabinti prie to akmens pasaką, prie to saulės, prie šaukšto padėjimo, prie raktų, prie visko. Kad tie dalykai, kai jis numirs, vėl akmuo, šaukštas, žvaigždės, raktai, upelis, žaibas kalbėtų vaikam apie tą pasaulį ir kalbėtų mano žiniomis, mano patirtimis. Kad jisai nepriverstas į kampą pastatytas, klausyk, pamokėlė, edukacinė, aš tau turiu paaiškinti, o pats klaustų, kodėl negalima, kodėl čia. Ir visur kiekvienas veiksmas, pirštu tik bats į žvaigždę, senelio, kokia ten ryški žvaigždė, tuk per pirštus, kas kaip pirštą, kodėl. Kad atsimintų visam laikui. Ką atsimintų? Kad į žvaigždės negalima rodyti pirštu. Kodėl negalima? Nebloga edukacija. Ir pažymių nieks nerašo. Ir į mokyklą nesiūs. Nes jis įsisavins va šitą pasakojimą niekur neišeidamas iš namų. Ant skiedryno. Suprantate, žvaigždė ant pirštų negalima rodyti. Jeigu kam bus įdomu, paskui pasakysiu kodėl. Dabar, jeigu laiko turėsi, nes ten atsiveria pasaulis toks, kuriame aišku, kad negalima rodyti pirštų. Ten aišku. Tai dabar žiūrėkit. Na, įmam, ką aš norėjau pasakyti. Tai šitoj vietoj kalba programuoja daiktus. Nu, šaukštas, vakaras, naktis, švilpaut negalima, padėk Dievę, sakyti negalima saulė. Tiesiog, nu, vadinkim, priminkim tą žodį prietarai, kurį visi irgi girdim, kad reikėtų jų atsikratyti. Čia ištisai girdėjau, prietarų reikia atsikratyti. Nu, tu prietaringa, žinai, tik muziejininkai, kaip pasako, kad jie yra atsilikę arba prietaringi, tai čia yra labai gerai, nes jie gerai žino tą senovę, reiškia. O kitiems žmonėms tai įžeidimas. Bet prietarai tai yra jėga. Pažiūrėkit, jeigu visi dalykai turi prasme ir bet ką užgaus, akmenį, bet kokį aplinkinį daiktą, bet ką viską, ir laike, ir erdvėje, ir kalendoriniam, ir paros laike, ir elgesys visas yra užprogramuotas, tai ištisai jie kelia klausimus ir duoda atsakymus. Tarsi skaitytum kokią knygą, ar ne? Aš net kartais sakau, kai manęs klausia, o kodėl negalima šaukšto dėti taip ant stalo, reikia būtinai taip, arba rakto ant stalo negalima dėti. Kodėl yra tokie prietarai? Tam, kad paklaustum. Nes jeigu prietarų nėra, tu nepaklausi nieko. Šaukštai, šakutės, viskas mėto, visi gyvena, į mokyklą šiek tiek jos pakulė, bet namo grįžta niekas čia, niekokios tvarkos nėra. O čia tam, kad paklaustum. Prietaro esmė, kai tu paklausi, tada tau kažkas atitarė, čia kaip sutartinė kokia. Ir tada supranti, kaip čia pasakyti, kad teisingai elgiesi tik tada, kai tau visi pritarė. O tau visi pritarė, kai tu laikaisi prietarų. Jeigu tu prietarų nesilaikysi, jos neleiski čia daugiau iš šitą paskaitą, jinai ten ką nors neperslenksi, ne tai peržengė ir dar nusispjovė, ne tai. Tikrai negali būti. Tai tokiam pasaulyje atrodo atsilikę žmonės visiškai kvaili, mokslas ir raštas juos išgydys nuo visų šitų nesąmonių. Bet sugriaus visą šitą pasaulį universitetą namuose, kai ant skiedryno sprendžiasi universitetų klausimai. Gyvybės arba mirties. Ir spręsis per šitą anūką amžinai kartom, kol jos neužmirš. Dabar antras dalykas. Prietarai ir kalba. Toliau jų kalba eina. Juk kalba, ar ne? Kodėl? Čia gėlės padėjai, žvakę uždegiai dėl to, kad Milda, Vėlinas, Vytautas ten pasakojimas eina. Bet lietuvių kalba, kai šitie dalykai pateikiami, tik tai tada prietarai ir veikia. Jeigu pateikčiau angliškai prietarus, nebe taip veiktų.
Jie veiktų, bet jau nebe taip. Na pavyzdžiui, aš stoju prie aukuro, pavyzdys mano paties užsiėmimų, dažnų užsiėmimų, kai ateina žmonės pas mane ir aš ten aiškinu arba apie dangaus reiškinius, šviesulius, arba apie laiko matavimą. Tuo metu įsijaučiu į žynio vaidmenį ir dega ugnis. Aš atkuriu ugnį, prieš ateinant žmonėm dega ugnis, aukuras. Ir aš pradedu kalbėjimą nuo ugnies. Sako, dabar jūs atėjot pas mane, į ekskursiją vadinamą, aš ekskursijų vadovas. Bet senoviai buvo tokios vietos, kur degė amžinoji ugnis nuolat, ar ne? Ir žmonės ateidavo ten pas žmogų, kuris tą ugnį kursto, ir taip darydavo amžinai, reiškia, jam mirus kitas perims ir nuolat. Ir tas žmogus vadinosi žynys. Sako, klausimai netildavo tokioje visuomenėje, kodėl jis yra žynys. Dėl to, kad ugnis amžinoji. Kaip čia supratau? Tie, kur kūrė prieš jį, perdavė jam šitą pareigą, bet kartu su visom žiniom. Kodėl jis čia stovėtų, išvažiuotų į Jungtinę karalystę, ten labai neblogai moka už pečiaus kurstymą. Jis čia stovi ir kursto, ar ne, kad ta kūryba tęstųsi. Perėmęs prieš tai kūrusių visas žinias. Atėjusiam žmonėm aiškina švietimas. Ugnis, kūryba, paveldėta iš protėvių, perduodama iš kartos į kartą, žynys. Ir švietimas. Iš lūpų į lūpas perduodam. Knygų rašto nėra. Visi privalo atsiminti, įsiminti ir panašiai. Tai kokia ta kalba, jeigu visi privalo įsiminti, atsiminti, o žodis kaip prietaras turi pritarti, sužadinti, nukreipti. Tada paukštis po aukštį, ranka rinkti, galva galvoti, ar ne? Kas dar? Laikas laikyti, išsilaikyti. Nori išsilaikyti, pinigų nėra, tai laiko laikykis. A koks laikas, kaip laikytis? Ir prasideda kalboje, prasideda prasmių pasaulis reikštis. Tam reikalinga nepaprasta kalba su šaknimis. Nuo žodžio prie žodžio eina šaknis. Imi žodį, sakau, čia ne observatorija, čia senovės stebykla. Kodėl čia stebyklą vadina? Pažiūrėk, jeigu mes pavadintume čia observatoriją, kas atsitiktų? Stebykla, tu ateini, stebiesi, pastebi, nustembi, stebuklas. Įstabu ar ne, pastebėjai, visi pastabų šitą tampa. O observatoriai ką? Nusiobservatorino, išsiobservatorino, apsiobservatorino. Sakau, tai yra negyvėlių kalba, kai kalbos žodžių prasmės ir visas jų pasaulis yra žodynė. Jie užrašė ir paskui gali daryti priskyrimus, kalba gali būti negyva, nes pilna žodynų. Ir tokius žodžius reikia ką padaryti? Iškalti. 40 žodžių tos kalbos išmokau, 20. Kodėl lietuvių žodžių neiškalame? Nes jie gyvi. Vat iš žodžio stebykla, gerai, aš padariau 6, dabar žodžius padarykit dar 8. Juk jis paslankus, turi šaknį, turi ir to šaknis, kaip ir augalų, ne veltui čia vadinasi šaknis. Jos siurbia galę iš kitų žodžių, syvus, ir prisiuntė šitą sausą žodį, iš pradžių nieko nereiškiantį prasmėmis. Ta žodis tarsi turėtų žodyną, bet tas žodynas yra kituose žodžiuose, ne knygose. Nes tarp tų žodžių yra ryšiai. Tai atsiranda tarsi visas šitas audinys kalbos, tarsi dabar, jeigu kompiuteristų žodžiais kalbant, šiuolaikinė kalba, tai būtų tarsi operacinė sistema, kur viskas instaliuota, įdiegta dar lietuviškai, sako, ir beje neblogai, nes įsidiegia tik tas, kuris susimesga šaknimis, audiniais, gyslomis, su tuo visų kūnu, su kuriuo jisai negali būti nesusijęs, nes nevaldys tą žodį. Tai iš šitokią kalbą įterpti svetimo žodžio, tai tas pats, kas jis programuoja, o aš jam sakau, tavo programa gal graži, čia aš dar įterpsiu vieną žodelį. Jis sugriuvo, jau neveikia kažkokia tai viena vieta, ar ne? Ne viskas sugriuvo, bet tas žodis pažeidė tam tikrą ryšį, o kai jų tampa daugiau, pažeidė iš viso smegenį žmonių tokia kalba. Kodėl? Žmonės pradeda galvoti, kad pats žodis nieko nereiškia, kad vardą galima duoti bet kokį, kad pasekmių nebus. Nes reikšmė žodynė, aš nepasižiūrėjau, ką reiškia gitanas, aš nepasižiūrėjau, ką reiškia fekalija, man tie žodžiai gražūs. Bet reikšmių pasaulis kalba visai apie negerus dalykus, o skambesys neblogas, ypač jeigu tai svetimas žodis dar susišaukia su kokiais gerais dalykais mūsų gyvoje kalboje, nes mes taip sutarpinam ir prisijaukinam. Tai noriu pasakyti, kad kalba yra tampa viena iš didžiųjų mūsų esmių. Kalba yra, mūsų kalba čia skiriasi nuo kitų, nes jinai išsaugojo daug šaknų ir ryšių tarp žodžių, kurie kitose kalbose išnyko daug anksčiau, netgi sanskritą. Kodėl sanskritą? Nes sanskritas kūrėsi kartu su raštu. Tai buvo senovės rašto kalba. Jau buvo raštas ir sanskritas, kai kūrėsi, jau buvo prasmių laukai, skleidėsi link rašto. Mūsų kalba, beraščių kalba, privalėjo pati viską savo išmintį laikyti žodžiuose ir būt tada, kadangi žodis kaip atomas arba kaip plyta, vienas žodis, kiek jis ten gali išsaugoti, kiek šaknų turi į kitus žodžius, arba net poetinių asociacijų, rasa, basa, nebūtinai šaknys, nebūtinai, kaip čia pasakyti, genetinės arba kilminės šaknys, kad tikros. Gali būti ir sąsoja, sąskambiai, viskas svarbu, tai bus poezija. Tai
šitie žodžiai pažeidžiami ir jie trukinėja. Ir mes turim daug, dabar galim pasakyti lietuviškų žodžių, kur mes nelabai suprasim. Kai kurie šiek tiek nukreipia kažkur. Pavyzdžiui, toks yra manoma senas labai religinis terminas baltų arba mūsų protėvių pasaulėžiūrė - posėti. Jisai gyveninga žodžiu puoselėti, posėti. Tai čia susėti, čia kažką pasėti, ar negalima. Bet yra žodžių, na, pavyzdžiui, pasakysiu, debesys, debesys. Latviui debes yra dangus, lietuviui dangus, aišku, tai dengia. Čia vaizdinys, debesys būtų nebeaišku. Netgi Dievas pasakyk lietuviui ir jau lietuviui sako, kur šaknis veda, gal diena, gal kažkiek šviesa, ar ne. Tai noriu pasakyti, kad kalbininko užduotis, žynio užduotis buvo visą laiką palaikyti šitas prasmes ir nepaleisti tų šaknų. Kalbininko, baltistų, kurių dabar katedras naikina universitetuose ir visur, užduotis buvo atkurti šaknis. Kurti etimologijos žodynas, kurti šaknis kalbos. Koks tikslas, jeigu nėra vartotojų, jeigu žmonės sako, o kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, aš galų gale kalbėsiu angliškai, tai visas pasaulis prieš mane ir verslas plėsis per visą gaublį. Taip, atrodo, mažėjo tų vartotojų, bet aš manau, kad vertėtų sukurti būrelį dabar žmonių, kurie kalbėtų ir atkūrinėtų tikrasias šaknis ir dengtų. Ir, nu, tiesiog čia ne kaip kasdienybės užsiėmimas, nu, panašiai kaip kažkas susirenka spiritizmo seansą ten pasiburti, ezoterinių kažkokių, ir staiga su dvasiomis kalbasi, taip susirenka žmonės ir atgaivina gyvąją kalbą. Ir žinot, kas atsitiktų? Kai tik tai pradėtume kalbėti tą kalbą, būtų negalima kai kurių žodžių tarti, nes dar saulė nenusileido. Nesakyk šito. Ir kai kurių veiksmų, viskas, mes grįžtume prietarų pasaulį, reiškia, ir pamatytume, kaip šitas veikia. Pasakytum kokį žodį, jinai tave pamiltų iš karto. Kitą žodį pasakytum, amžiai supyktų. Žodžiai būtų tokie veiksmingi ir taip veiktų tarsi, na, nežinau, neminėk Dievo vardo be reikalo, yra tas išlikęs pasakymas. Kodėl? Nes kai bus reikalas, jis nepasirodys. Nu, nenuvertink prasmių tų ryšių pasaulio. Tai va tuo aš galbūt tą įvadą į tą kalbą ir baigčiau. Pasakydamas, kad šiandien, jeigu mes nevaldom šito dalyko, jis išsprūdęs iš mūsų ir kalba nuolat persisuntė naujadarais neblogai. Nes jeigu kalbininkai kūrė naujadarus, būtinai greitai ateina naujiem reiškiniams, kala savo žodžius, tai kalba dar gyva. Jinai pajėgi suimti į save, o ne vogti, skolintis ir kitų raštais ir knygom ir patirtimis naudotis. Nusirašinėti, nu, po galais kaip mokykla. Neleisdavo, o čia prašau. Tai mūsų kalba labai tolsta, bet mes bent atkreipkim dėmesį, pavyzdžiui, vardų davimą. Nu, vardai toj kalboje ypatingai svarbus. Kas yra religijoje mūsų protėvių baltų lietuvių senojoje? Parodykit man skulptūrą Perkūno. Nu, ten kažkas dabar nudrožė, bet jisai nudrožė. Nenudrožė. Nudrožė. Išdrožė. Laima žemyną, reiškia Perkūną. Nebuvo, patikėkit. Va ta gamta, kurioje žmogus stovi prieš tą pasaulį ir kvėpuoja su gyvąja gimtąja kalba, kuri turi šaknis, reiškia, ir mato tos reiškinius, ir prisimena senelio pasakojimą, niekas jam nerodė per jokią edukacijos pamokėlę Perkūno iškamšos ir stabo. Nėra. Prie ąžuolo priekių, pajausi, kaip Perkūna eina gale medžio. Ir, nu, matėt tos ąžuolus, kur nereikia pasakot nieko. Toksai rumbuotas ir gyslos tokios į dangų, įsikabinę. Tu pats sustoji ir galvoji, kaip jisai iš to dangaus ima galę, o kaip iš žemės jis ima galę. Tai ir aš dabar jau žinau, ką man daryti, ar ne? Ir čia, žinai, tą burokėlių ridikėlių savo morkų pasodinės, kad, žinau, per maksimą eitinę reikėtų bėgti. Šaknis ėdu ir dangaus, reiškia, tą geriu šviesą, meldžiuosi viešpačiu. Ir Perkūnas nugriaudi per mano kūną ir kiekvieną rytą man lengva keltis. Tai nuo šito pasaulio tolina mus kalba dabar. O vardai ypatingai. Jeigu tu Dievo vardų nežinai, viskas, jokia skulptūra nepadės. Svarbu ne vaizdas, vaizdas dažnai mums nuotrauką parodyk savo dėdės nuotrauką. Aha, koks dėdė. Bet pirmiausia eina vardas ir pavardė. Genealoginiai medžiai, kas ten nuotraukos, vardai pavardės. Taigi vardas yra ryšys su, nu, įsivaizduokit, Jonai! Yra daugiau Jonų. Ar yra čia? Du. Galvoju, jums atrodė, kad mes kaip visi, ne kaip visi, tik du tokie. Tai čia yra mes ir visada atsiliepsime, ar ne? O jeigu vardas, nu, mūdu dabar kviestų kažkas. 56 numerį. Nėra čia tokių, mes nežinom. Jie susinumeravo, jie tai žino. Noriu pasakyti, tie dalykai nutolina. Ir vardai, kadangi valdo galias, reiškia, yra duodami buvo taip, kai žmogus gimsta, pasižiūri, neiškart duodavo, pažiūri, ko jam trūksta. Nu, gimė vaikelis,
ant protelio silpnas, ar ne? Nu, tai aišku, kokį vardą duoda. Protingiausias žmogus. Kad kai išauks kiekvieną dieną, jo pasitikėjimą savimi didintų, o nesakytų, tu nieko negali, ateik čia. Koks vardas, tu nieko negali, reiškia. Nu tai, ko jūs iš jo? Ar gali man padėti, tu nieko negali? Negaliu padėti, nes niekada negalėjau ir visi jau šitą žino ir aš jau seniai supratau. Tai noriu, kad žodžiai įgalintų, žodžiai teiktų galią. Tai čia pabaigsiu įvadą pasakydamas bendrai. Žodžiai pavyzdys buvo, ženklų. Gali teikti galią medis, žaibas, žvaigždė, nosinė, nu kas dar, žiedas, močiutės pakabukas kažkur, dar archeologinė segė, belekas, jeigu tai reiškia kažką. Va, tas reikšmų pasaulis be galo nepaprastas dalykas ir jis ko gero atsako į patį esmingiausią esmių ir būties klausimą, kurį reikėtų iš karto pasakyti. Kas yra religija lietuviui? Kaip tai, ne taip kaip aš pasakau, kad štai pranokti mokslą, apriepti greitai viską sužinoti, gerai, bet iš esmės dar bendriau galima pasakyti. Tai va taip, jau dabar jausmingai pasakysiu, va tu sėdi žmogus, šiandien žarnos ten matyti, va ką tik suvalgyti sumuštiniai, kur tu ten naudai ir kavos išgerti, ir toks visas, nu kažkoks toks laikinas ir silpnas, ir nesveikas dar, spaudimas padidėjo, čia dar kažkas, ir šiaip nieks neįdžiugina, nu klausykit, ryte sunku keltis, ir toks žmogus sėdi, ir staiga mato pasaulis, sprogsta pumpurai, žaibas, veržiasi ugnikalniai, ten nu dabar per teleskopą žiūrėjau, galaktikos ir lygu MC kvadratų, visas pasaulis kunkuliuoja, o man tik 90 metų ir aš vis silpnėju ir durnėju ir mirštu. Kodėl pasaulis toks galingas, o manyje, juk tarp manęs ir pasaulio nieko nėra. Ei, galios, ten kur esat, kur aplinkui, jūsų daug, žaibai visi, sueikit į mane, per kūną mano, aš noriu irgi toks būti. Ir kodėl taip laikina, taip viskas trapu, juk aš galiu toliau, bet kaip man jūs į save susileisti, tos papildus, ar net dangiškosius, gamtiškosius. Tai va, religija šitą duoda atsakymą. Kai žmogus silpnas, atsit negalintis, jau nebepajėgus, gali staiga per žodį, per veiksmą, per, sakykime, simbolį, nutiesti saitą su galiomis. Na įsivaizduokit, va galios, va aš. Nu ir jos ten, o čia aš, ką man daryti? Užmečiau tokį, reiškia, laidą. Prisijungiau ir nuėjo elektrėlė per mane. Ir sakau, ei, vadė elektrą, čia kunigas atbėgo. Ei, tu neturi teisės, mes šiandien skirstomieji tinklai. Ką tu tiesiogiai ryšį su Dievu užmečiau, nukirpo magiją. Magija tai yra tokia nepaprasta magiška gija su pasauliu, per kurią giją eina gydomosios galios ir žmogus atgyja. Atgyjau, palauk, pas tave nėra, pas tave penktoji stadija kažkokia ten vėžio, o jis gyvas vaikšto, nes šventoji dvasia mane palaiko, Jonai, sako 92 metų kūrėjas, kuris išleido 26 knygą, leidžia. Jo, dabar neseniai mirė. O kodėl tai ten kita kalba? Jisai jam nukirpo šitą iš tikrųjų. Tai kai tik žmogus tą, sako, bet šventoji dvasia čia ne ta, kur ten bažnyčiai, sako, aš kiekvieną dieną su ją turiu ryšį. Tai aš norėjau pasakyti, kad religija, tai tas žodis savo kilme, religare, reiškia, jis reiškia re, tai kaip restauruoti, vėl atkurti, atnaujinti, ne? O religare, atkurti ryšius, iš esmės atkurti ryšius. Tai va tie ryšiai trūkinėja žmogaus su galiomis, iš pradžių jis būna galingas, iš jaunatvės taip galios viskas plūsta per kraujagysles, visą laiką atsinaujina, uodegą nupjovė, jam ataugo nauja ir jis auga. O paskui nutrūkinėja tie ryšiai ir vat religija tarsi yra galimybė maginiu būdu užmegzti, prisijungti prie dujotiekio, reiškia, prisijungti prie elektros, prisijungti prie gamtinių galių, kur tikrai visi sutiksite moksliškai taip, jos yra čia, nu, tik tai, kad prisijungti, jūs čia fantazuojate. Nu, kaipgi žmogus gali prisijungti. Tai nematomas ryšys su galiomis. Ir aš tyčia, kodėl toks vaizdinys gimė? Galima jį matyti iš pačios raiškos, to religingumo lietuviško, kaip tas nustatinėjami tie ryšiai. Pavyzdžiui, burtininkė vadinasi seitonė. Seitonė, paskui ten šėtonė pavadina, bet jinai vadinasi seitonė, nes jinai susieja, ima sietas kaip iš vis susiejimo simbolis, susieja nesusiejamus dalykus. Sietas suka ir susisieja tokie dalykai, kurie jau šiaip jau nebesusisietų, o susisieja vėl jie yra vienas kūnas ir vienas kraujas. Taigi, saitai ir galios yra du žodžiai, atkreipkite dėmesį, lietuvių, ko gero labai seni, saitai ir galios.
yra Gintaro Beresnevičiaus knyga Senovės baltų religija, mitologija ir religija, sisteminė studija. Man atrodo, išleista jau keletą kartų, ne vieną. Jeigu ją perskaityti, aš atsimenu ją perskaičiau, o paskui dar kartą perskaičiau. Antrą kartą skaitydamas, kadangi pirmą kartą iš tikrųjų rimtai pradedama rašyti apie Senovės baltų religiją, ne tik mitologiją, bet ir religiją, jūs nepastebėjot, kad iki to laiko Norbertas Vėlius, visi mūsų tyrinėtojai, jau Greimas kalbėjo apie religiją, bet jie kalbėjo apie mitologiją, apie pasakas, apie tautosaką, kaip apie kokį žanrą, kūrybos žanrą. O jau Beresnevičius, jau įsivaizduojant iš sovietinės sistemos, Amerikoje kiek anksčiau šitas Algirdas Julius Greimas, jie kalba apie religiją. Kad mitologija ir tautosaka tai yra mūsų religijos, reiškia, religiniai pasakojimai. Tai perskaičiau Beresnevičius knygą ieškodamas, jis rašo apie religiją. Ir kaip Beresnevičius, kokius dažniausiai naudoja žodžius, kurie išreiškia esmę tos religijos. Akmuo, ąžuolas, žaibas, ten aprašinėja santykį su dievais. Ir aš pasibraukinėju, aptinku, kad kiekvienam puslapį, dažnam puslapį kartojasi nuolat žodžiai du. Saitai ir galios. Ryšiai su galiomis, saitai su galiomis, galios saitai. Kitaip sakant, knygą perskaitai, supranti, kad du raktiniai žodžiai šitoje knygoje, kurias reikėtų iš karto pačiai parašyti, saitai ir galios. Štai yra religijos pagrindas ir tai vėl sukurti, atrišti tuos ryšius. Ir tie ryšiai yra ne medžiaginiai. Jų negalima bus aptikti su prietaisais, bet tu stovi ir užmezgi ryšį su kažkuo ir kažkas tau išmatuoja. Kur jie yra? Gal jie yra smegenyse, gal yra prasminiai ryšiai, kai kažkas kažką tau reiškia ir sureikšmina tada tavo buvimą, o sureikšminam ir susireikšminimas, patikėkit, ir susireikšminimas viena, bet kai ir kiti tave sureikšmina, patikėkit, kaip gerai reikia. Bet aš jaučiuosi sureikšminis iš čia, pakviestas į mane visi žiūri, o lakščiau ant Giedryno berniukas, net nepagalvojau, kad mane iškviesi į tokį garbų, reiškia, susirinkimą. Žinai, tai noriu pasitas reikšmių, saitų ir galių pasaulis buvo labai labai žinių valdomas. Ir kalba, kaip jūs jau supratote, čia užėmė vieną svarbiausių esmių. Štai kodėl bažnyčioje buvo uždrausta lietuvių kalba, štai kodėl lietuvių kalba buvo ne šiaip kokios tautos, tarkim, kokių nors suomių ar estų, bet lenkų buvo vadinama pagoniška, paganski jenzik. Ir tai yra ne keiksmažodis, tai yra tikslus apibūdinimas, kad gali žmogų nurengti, aprengti lenkiškais tautiniais drabužiais ir liepti reiškia skaityti Bibliją, bet jeigu tai bus lietuvių kalba, viskas šalia. Niekaip mes jo netitrauksim nuo senosios pasaulėžiūros, nuo aiškinimo, pasakojimų, vardų, dievų. Jis visą laiką su jais, visur vaikščios ir bažnyčioje jam šypsena atėjus, reiškia kokia nors nesuprantama lotynų kalba arba ir lenkų. Tai kalba iš tikrųjų mūsų, jeigu tą žodis to, tas neįžeidžia, nejaudina, nes kai kas jau to žodžio nebepriima, pagoniška. Ir mūsų kalba yra iš tikrųjų pagoniškos pasaulėžiūros pagrindas ir jeigu tu ją kalbi, tai tu esi pagonis. Rusiškai, jeigu mes išverstumėm, kitaip skambėtų. Mūsų kalba yra, jeigu mes kalbam lietuviškai, mes esam liežuvininkai. Nes rusiškai, žinot, jezičniki. Ir ten nėra pagansai, ten naudoja žodį jezičniki, o jezičniki reiškia jezik. Mes esam kalbininkai, gerbėmėjai, mes čia visi esame kalbininkai. O tiesą sakant, liežuvininkai, liežuvautojai. Žinai, aš atvažiuoju į Varšuvą, čia dar karas nevyko pilnu masteliu, ne į Varšuvą, į Ukrainą. Mes susitinkam profesorium. Vienas profesorius susitinka su kitu, perduoda kažkokias knygas ir pristato mane, čia pagonis iš Lietuvos. Jūs? Pagonis iš Lietuvos? Саку, да, я язычник. Саку, вы тоже язычник. Вы говорите на украинском языке? Говорю. Саку, у вас есть свой язык? Есть. Покажите. Саку, так вы язычник? Jis pradėjo juoktis, geras, iš tikrųjų. Reiškia, nesvarbu, kokias tu ten knygas skaitai, kokią bažnyčią eini, jeigu tu savo kalbą kalbi ir tavo kalba dar nepažeista, jinai prie savo šaknų, prie esmių, tu esi senojo tikėjimo, jeigu ir pas nesusimąstai pavojingas tu mūsų visuomeniai, tu visada gali žmonės, reiškia, atversti vėl į visai kitą mąstymą, kitą matymą, kitą pojūtį ir panašiai. Tai baigdamas tą įvadą pasakysiu, kad mes turim labai stiprų užtaisą kalboj ir va šitoj per ją ateinančiam tame ryšyje su bekalbėm stichijom. Nors ir atrodė Arvydui Šliogeriui, kad kalbą sugadino, bet jis
mes su juo apie tai nekalbėjom. Jeigu aš būčiau jam papasakojęs, kokia ta mūsų kalba senoji, jis būtų pasakęs, Jonai, šita kalba dar negadino, bet va šita, aš turiu omeny, va kalba kaip dabar. Dabartinė kalba iš tikrųjų nutraukia ryšius su žaibu, su akmeniu, su protėviais, su Vytautu, su didvyriais, su vėlėmis. Jinai visus tos ryšius traukinėja ir kuo toliau, tuo labiau. Kuo daugiau įsileidžiam to deguto, kuris nepatinka Danieliui. Tai, nes jis statinę medaus saugo, tai tada mes prarandame šitą visą, o statinė medaus ir medus iš tikrųjų čia labai gražu, nes tai yra kartų neštas, ar ne daug kartų. Tai nėra va taip, atnešė kažkas įdrėbė ir turim statinę medaus, šaukštą deguto, tada kitą atvežė, čia irgi nesvarbu, o dar yra viena statinė. Čia yra viso gyvenimo koptas, rinktas mūsų kūnas tautos dvasinis, kurį vadiname šiandien kultūra. Ir mūsų tapatybės pagrindas. Dažnai mes identitetas jau sakom, bet tai yra tapatybė, o tapatybė, kai mes tapatus tam, susitapatinę ne tik su savimi, bet su visais prieš tai grandinėje buvusiais ir esame labai to stiprus. Tai aš čia baigiau. Jeigu valanda praėjo, galima būtų ir iš viso viską baigti, jau pusantros, o aš turiu paruošę šiaip paskaitą valandžiukės, paskaitą su skaidrėmis, kad jinai gali ir palaukti. Tai jinai yra konfliktas. Baigiau. Ta įvada, nes čia Danieliau pats sakė apie esmės. Štai paprastai niekur taip nekalbu, bet kadangi apie esmės teko, taip pakalbėti. Ir dabar galiu mirti, nes jūs jau žinote, kas yra esmė. Jonai, nemirk, prašau. Aš nebijau, nes mes sukūrėme esmingų laidotuvių veiksmus, kad būtų norėtųsi mirti. Klausykit, mes kažkada susirinkom su Daiva dviese ir galvoju, Daiva, aš bijau mirti. Jinai sako, aš irgi bijau mirti. Kaip padaryti, kad nebūtų baisu? Kokia tu, kūryba, edukacinė pamokėlė. Vaikai, susirinkim ir pagalvokim. Bijot mirti? Oi, labai bijom, baisu. Dabar sugalvokim tokią pasaką, kaip jeigu va tai būtų, tai nebūtų baisu mirti. Ir susigalvoja pasaką. Palauk, o mes galim šitai padaryti, kad tai būtų? Tai galim tai padaryti. O tada bus nebaisu. Ir tada aš kažkur parašiau Feisbuke, kad aš norėčiau mirti pirmas, nes čia buvo labai smagi mirtis. Visi pradėjo man skambinti vos ne iš tų, žinai, psichologinių tarnybų, sakė, jums viskas gerai. Žinai, aš sakau, gerai. Aš iš tikrųjų sakau, jeigu reikės mirti, tai pagal šitą pasakojimą arba laidojimų papročius, kuriuos mes atkūrėme, ar ne, senovės, aš norėčiau būti pirmas. O antras, irgi gal ir antram įdomu pamatyti jau pačiam dar tą viską suorganizuoti, o paskui ir pasiekti šiai iš paskos. Bet vienas iš pirmųjų, taip. Tai kaip iš tikrųjų susitvarko su mūsų baimėmis, su mūsų didžiausia gyvenimo baimė iš tikrųjų. Galima vardinti, kodėl mes bijome. Tai daug yra priežasčių, bet yra dalykų, jeigu tu, pavyzdžiui, reinkarnacija, sakykime, rytietiškas, jis nuima labai daug baimių ir labai daug sutvarko žmogaus gyvenime reikalų, kaip jis tvarkysis, jeigu jisai turi tokią pasaulėžiūrą. Jeigu bus kokia kitokia, pavyzdžiui, augalais, medžiais, paukščiais, tai atitinkamai tu irgi atitinkamai jausiesi ir gyvensi ir žiūrėsi į pasaulį kitaip, ar ne? Tai mes, kadangi religija tai yra fantazija, išsigalvojimas, prigalvojimas, prikūrimas prie mokslinio tvirto pagrindo, tų kaspinėlių ir visų tų vėliavėlių, kad būtų gražu, tai yra lūpdažis, tai yra kosmetika, kai mergina paprastai išeina su paprastom lūpom, paprasta krūtinė, pasigražina. Tai va, religija tai yra pagražinimas gyvenimo. Tai mes pagražinti galim taip, kad būtų taip gražu, kad ir mirtis būtų nebaisi. Čia užbaigiau. Tai taip ir užbaigiu. Dabar jau galiu mirti, nes jums esame pasakiau. Vargu, ar man liko tiek laiko, kad aš naujų esmių kokių nors spėčiau sužinoti. O jeigu sužinosiu, tada paskambinsiu Danieliui ir jis mane pakvies antrą kartą. Ačiū. Jonai, dar turiu klausimą. Apie mirtį supratau. Dabar kasdieninė praktika. Studijuoti žodyną? Lietuvoje yra vienas žmogus, kuris baigė perskaityti visą didįjį lietuvių kalbos žodyną. Didįjį, žinot. Aš pažįstu, sakau, vienas, gal ir daugiau. Čia tas pats? Bet vienas. Tai yra Vytautas Musteikis. Beje, skulptorius Musteikis yra jo brolis, Kęstutis. Tai, tai čia ir yra. Taip, iš esmės taip. Bet kaip čia pasakyti, ne tai, kad studijuot, mes, pavyzdžiui, redaguojame, neleidinį. Tai mes matom, kadangi jau matom, nes šiaip paprastai tu nematai, kaip neužuodė automobilio kvapą, jeigu čia mieste gyveni, o ne kur. O jeigu kaime, tai pravažiavo dyzelinį, čia prieš 20 minučių dar visas kiemas mirdam, tau, ten, miške.
Tai paprastai nejaudina, bet va, iš žmonės, kurie įsigrynina, nevalgo cukrus, druskos, jos labai, o tu ką, druskos manai, o aš neįdėjau, aš tik prieskonio, ten buvo matyti biški druskos, tu jautrus, tai va, kai tu išsivalai nuo šito, tu pradedi jausti ir jie pradeda tave dirginti, tas yra labai nemalonu. Tai pirmas veiksmas ne kasdien mokytis ar kažką keisti, kai tik pagauni save, kad tu pasakėjai žodžiu, kurio reikšmės yra žodynos ir iš vis svetimas, tada prisimeni tą protėvių patarlę, atiduok skolą ir būk kūrybingas, pats susikurt, padaryk, ką tu negali, žodžio susikurt. Klausykit, ką mes žodžio sugalvoti negalim? Bet galim neteisingai sugalvoti. Kadangi aš sakiau, jog nėra belia kaip sugalvojami žodžiai, jie įdėgiami. Norint ką nors kur nors įdėkti, atnešė man čia sėklą, supranti, iš muziejus ir sakė pasodink. Nieko neįdėjau, nieko nebuvo. Atnešė šakelį ir liepė įskiepyti, neįskiepijau. Reikia įsiugdyti tą atkūrimo jausmą ir kurti žodžius, kurti kalbą. Ir tada galima tai daryti kalbant kur nors. Bet aš, kai turiu dabar progą kalbėti, aš čia galėčiau tą labiau naudoti. Kai pasakai žodį, dažniausiai tai naudojama rašytojas, dainius, poetas. Jeigu atsisėda, štai imkime kokį nors Žukauską, Albiną Žukauską, imkime Marcinkevičių, ypač paimkime Martinaitį, jie sau leidžia tai daryti. Tai va, būkime tais dainiais, leiskime savo daryti ir kasdieniai buity. Nori kažkaip gražiai vienas kitą pasveikinti ir sakyk tuos žodžius, o nesakyk sveikinu, arba sveikinimai, arba užuojauta. Kur tie žodžiai? Nėra jų. Mes dažniausiai net atsiperkam, lipdukai iškelia užuojautą, sveikinimai. Aš jūs ten nedirbiu, pagarba, ne? O pagarbos atės nėra. Tai ją reikia rodyti. Tai su tais žodžiais žadinti žada. Ir žadėti. Žadėti irgi ne juridiniais terminais, ne gynekologiniais, o meilės kalba. Čia pasigenda visi iš mūsų ir aš nesakau, kad aš taip elgiuosi, bet jeigu jau paklausai, tai užduotis būtų tokia, kiek įmanoma. Rašyti eiles, o dar geriau versti eiles. Pavyzdžiui, sanskritą versti į lietuvių kalbą. Aš skaičiau sanskrito, buvo Mėnuo Juodaragis ir po ąžuolu visi buvo sanskrito pasiėmę tekstus, Rigveda, ten kitos mandalos, reiškia, dainavo. Kažkas moka, dainuoja, visi kiti turi raštelius, kur yra sanskrito parašyta ir lietuviškai šalia. Ir dainuoja. Tai dabar įsivaizduok sanskrito čia žodžiai ir tu verti. Praktiškai, teoriškai, ten supranti, identitetas. Tu kitaip neversi. Sanskrito kalba tokia sena, kad dauguma žodžių turi beveik su lietuvišku sąskambiu. Kai kurie jų yra keisti, tarsi turėtų būti suprantami lietuvių, bet jų lietuvių kalboje nėra. Vien žodžiu, kai verčiamas sanskritas, tai tada su kalba mes savo susidurėm, naudojame savo kalbą taip, tarsi perleistumėm per angliuką ir filtruotumėm, kad kuo labiau atitiktų sanskritą. Reiškia, mes ją kaip išvalome, sietą tokį uždedam. O tas kalbinis sietas, siekiamybė, jis turėtų būti ugdomas nuo pirmos klasės. Kai aš, pavyzdžiui, jeigu turėčiau su mokiniais užsiėmimų, aš su didžiuliu džiaugsmu duočiau užduotį ir jiem būtų smagu ir man. Bet neįsiprašiau, neėjau ir nežinau, ar aš tą padarysiu. Vaikam, dažnai suaugusiam duodi, duodi straipsnelį, pranešimas spaudai, ar ne, žurnalistinis. Ir sakai, aš dabar taip su dirbtiniu protu žaidžiu. Sakau, klausyk, išmesk visus nelietuviškus žodžius, duok man lietuviškus. Ir jisai išmeta, bet kartais jis net pažįsta neišmeta. Oi, atsiprašau, šito neišmečiau. Taip. Ir dar pasakau, o jeigu jau rasi žodį, kur lietuviško atitikmens nėra, sugalvok. Tai žaidžiam, bet tai būtų geriau su vaikais, ne su dirbtiniu. Tai vaikas duodi jam ir sakai, vaikui dabar atpažink lietuviškus ir nelietuviškus žodžius. Galiu užtikrinti, jausmo atpažinti lietuvišką, atskirti nuo nelietuviško nebeliko. Nebėra. Kalba pasidarė net pažįstama, nes net nemąstoma šaknimis, prasmėmis, ar tas žodis kur nors turi iš vis atitikmenų kažkokiu. Tiesiog žinoma žodinė yra jo reikšmė, jis yra mūsų žodis, nes mes jį naudojame. Ir tad tokiu būdu, reiškia, negyvėliai žodžiai prisidaugina, be šakniai žodžiai. Įsivaizduok, daržė jinai pasodino prie visų, reiškia, su šaknim augalų, dar dirbtinių gėlių, reiškia, plastikinių ir agurkų, plastikinių ir dar morkų. Ir paskui sako, eik valgyti. Tai aš vos surandu morką, kurią galėčiau aš valgyti. Ten visur plastikinės morkos auga. Kodėl tu taip darai? Aš sakiau, tu čia, pigiau. Morkos plasmasinės nebūtų. Nereikia laistyti. Tai va šitaip su kalba dabar. Įsivaizduoji, tai jo žodis televizorius, ką čia mes priklausime? O jeigu taip įsiklausytum, tele, toli, vizio, veizėti, mesgi tai senovės graikų kalba ir mūsų susitinka toje amžinybėje. Ir staiga, aš supratau, bet kažkaip, ką dabar kaltė naudot, tol veizis, tol veizyje.
Nu kažkaip tiesmukiška, gal galima kūrybą įjungti ir kaip nors dar gražiau. Prašau, vaizduotės, bet toli, čia va, telefonas, tol garsis, tol fon garsas, tol garsis, tol vaizdis. Nu gražu ir neįprasta, va žiūrėkit dabar, oi būtinai reikia šitą pasakyti. Sako, nu ką jūs? Taigi čia, koks žodis, juokinga net, supranti. Va dėl šito atkreipkite dėmesį. Juokinga koks čia daidelis, ir jisai pats nežino, ką jis čia daro. Ką tu auksi? Tas visi iš manęs juokiasi, kokie žolai aplinkui. Čia Razausko vaizdinys. O ten tokie žolai, o aš toks, neauksiu. Audint reikia žodžius. Sakė, šitas žodis juokingas. Metus 2, 3, 4, 5 per televizorių per radiją. Tai čia įprastas žodis. Kam čia buvo juokingas kada? Degtukai? Ne, įprasta. Įpročiai arba papročiai atsiranda, kai įprantama. Sako, paprotys ką reiškia. Galima sugalvoti naują paprotį. Taip, iš pradžių jis bus kiek neįprastas. Praeis karta, antra, mes jau vieną kartą paleidom, įprasta. Sakys, prigimtinė kalba, prigimtiniai žodžiai. Jeigu mes pradedam bijoti kūrybos, taip, kiekviena kūryba, visi žino, ypač menininkai, dailininkai, kad gali prasidėti, supranti, tenai, nieks nepripažįsta, o paskui, kokie paveikslai, kokia skulptūra, kuris, kodėl jis, nu matai, kai gyvas buvo, jis toks buvo, reiškia, visi jį, reiškia, ten sakė, ai, čia vėl jis atėjo, vėl trukdys, o dabar jis mirė, netrukdo, paveikslai gražus. Tai ir su žodžiais tas pats. Dabar sakysim pavyzdys, emocijos ir jausmai. Arba, žinai, nu, kad ir mano draugas Razauskas. Nu, sakau, klausyk, kodėl emocijos? Jausmaigi. Ir ypač emocijos ir jausmai. Tai sakau, sviestas, sviestuotas. Ne, sako. Emocija, žodis motion, judesys, o žodis jausmai, tai kažkoks statiškas, toks ir toks. Pažiūrėkit, kaip šito žodžio sąskaita atiduoda šito žodžio suverenitetą galės būti augalo, auginti savo visus vaisius ir ąžuolą, anam žodžiui, kuris atėjo toksai imigrantas ir sako, aš jau viską reiškiu, o čia jūsų jausmai dar to nereiškia. Išplėskime, sakau, šito žodžio reikšmių pasaulį naudojimo būdu. Kaip kad, pavyzdžiui, kompiuteriuose koks nors desktop arba folder, tai jie nesugalvoti žodžiai, jie atėjo iš paprasto stalo, iš paprastos virtuvės, iš paprastų stalčių. Išplėtė tų žodžių vartojimo reikšmė, niekam nejuokinga, kad kompiuterį mes turim stalą, darbastalį, langą, Windowsą, viską, ką turim kambarį, niekam nejuokinga. O mūsiškai šito nesupratę, kur savo naujus žodžius, tam kompiuterinius terminus, kurie neseka jokių vaizdinių, nepraplečia jokių reikšmių pasaulio, tiesiog yra žodžiai negyvėliai iš pat pagrindų, iš pat pradžių. Tai yra abortuoti žodžiai, negyvi kūdikiai, mes juos auginame. Dėl ko, kam? Numirėlių kartą. Negyva kalba, jau grinai pabaigsiu taip, visos kalbos apie mus yra labai apmirusios, negyvos, ypač negyva anglų kalba, Morzės abėcėlė. Ten daugybė prancūziškų senovės prancūzų kalbos žodžių lavonų neteisingai naudojama. Joje yra. Prancūzas už galvos susiėmė, sako, kuris žino šitą. Tai nedarytim su lietuvių kalba taip. Bet palauk, tu kažko labai, jis paklausė kažko tokio, nu ko aš taip toli nuėjau. Kasdienybėje valytis, kurti žodžius, nebijot, būti dainiumi. Kasdienybėje būkime dainiais. Ir atrodo, kad aš tai sakau pats netikėdama šito, patikėkit. Viena iš mano ekspedicijų Ignalinos rajone, vakaras mes einame per mišką ir manom, kad jau į stovyklą nenueisim, per daug sutemo, per daug toli, neaišku, kur esame. Ir staiga matom trobelę, prie trobelės varteliai ir šiandien vartelių rymo močiutė. Pasakoj būtų tarsi ragana, miško trobelė ir ragana ištelaukia prie vartelių, tarsi žinodami, kad mes ateisime. Prie vartelių ilgai neužsibūname, kad neišprievartautų, einame greitai į vidų ir ta tvora, jinai sako, užeikit, žinai, čia pas mane viską gerai, katiliukas verda, žinai, pečias pakurta, viską duoda mums visko. Ir jinai pastebiu, kad jinai kalba keistai kalba. Jinai kalba patarlėmis, priežodžiais, žodžių junginiais. Aš apie tai jau sakiau, kad žodžio vieno nepakanka, jis kaip atomas, reikia kurti patarlės, priežodžius, posakius, minklės, mislės, eilėraščius, dainas, sutartinės, pasakas, pasakojimus, ar ne? Ir tada ta kalba, reiškia, jinai savyje išlaiko reikšmių pasaulį. Užrašinėti nereikia nieko. Užrašinėti nieko nereikia. Ar reikia užrašinėti žodžius, kad mes juos prisimintume? Ne. Jausmas. Ir žodžiai, kaip paukščiai, tu sakai, jausmas prie žodžiai, įsisklaidė. Neatsimenu, kiek žodžių žinau, nežinau. Bet galima sukurti 5 eilius, 4 eilius, kaip latvių dainos, ir nešiotis juos. Jau nebe žodžius, o žodžių junginius. Pasakei kažką,
tinkš patarlė tau, kuri labai atitinka tai, kas vyksta, visi pradeda juoktis. Kitoje vietoje jinai netiks čia dabar. Ir tu supranti, o kokia gili išmintis, jis kalba patarlėmis. Tada dar daugiau pasaką pasakysi, anekdotą ir panašiai. Kitaip sakant, kalba turi gyvuoti, mes ją turim gaivinti. Va taip tiek kasdienybėje, kiekvieną kartą, kai tik tai prasižiojame. Kažkaip. Aš kartais Daivą stebinu, atsistoju ir sakau, koks nors ten, nežinau, Albinas, laksto ir reikia Albinas. Nesakau, kodėl tu tai sakai? Sakau, man kažkodėl va šitų garsų šiandien reikia, kad aš galėčiau įsivažiuoti. Aš nežinau, kas tas Albinas, arba kažkokį žodį paskui pažiūrėjau, ką tai reiškia. Iš miego atsibūdė žodį rėkauji. Kaip tas Karolis Dineika, atsimena, toksai buvo. Karolis Dineika. Jisai kalbėjo apie garsų, reiškia, kad jie zummen, čia kažkur čia kažkur, kad jie judina ir pasirodo tau išsijudint, gali reikėti garsų. Aišku, sutartinė geriausia, aišku, yra jau tų iš protėvių, bet kartais tu tiesiog kaip tos nori papildomai maisto. Čia pat greitai ir iš karto, tai tada kažkaip pradedi žodį rėkauti, sako, iš protėvių. Bet nieko nesako. Neklausia jau dabar nieko. Kitaip sakant, garsus savo kalbą laikykime stipriai ir jauskime, kaip ateina tas svetimas žodis. Galime jį vartoti. Galima sakyti pagonybė, jeigu reikia, jeigu ragana atėjo ir su tavim kalba, reiškia identitetas, suverenitetas, diskursas, kursyvas, tai jeigu tu pradėsi kalbėti, šitaip galit nesusikalbėti. Tu gali pereiti į anglų kalbą, į mokslininkų, profesorių kalbą, su viena sąlyga, jeigu tu susidūrėjai su tokia galybė. Bet jeigu tu nuvažiuodavai pas senelį į kaimą į savo, kai jis dar buvo gyvas, ir būtum apie diskursą, kognityvinį disonansą ir kitų kalbėsi, nes jie klausyk, anukėlė, nustok nesąmonę šnekėti ir kalbėk žmonių kalbą. Bet tu ir taip kalbėdavai, kai paskambinavai telefonu, jau telefonai atsirado ir pereidavai prie savo žemaičių ir aukštaičių tarmės. Senelis paskambino, žiūrinai kalbų užsienį, vaikai sako, mamčiutė kalba. Jinai net persijungia. Tai vis mažiau aplink mus reiškinių žmonių įvykių arba aplinkybių, kuriuose mes persijungtumėm prie savo tikro, nuoširdaus, dvasinio buvimo. Ir Romuvos, kurie atsikuria, toks tikslas, noras. Labai sunku šitą suvaldyti, bet noras pasakyti, kad mes tai galime, tai nuo mūsų priklauso, nieks negali mums to uždrausti, o valstybė te gali tik taip matydama nulemti galvą, pripažinti ir duoti kelią. Jeigu suprasda šito vertę, tai atverti dar platesnės galimybės, jeigu tapatybė, identitetas ir visi tie dalykai, ką čia rašo įstatymų ir dar programų lygmenį, nėra apsimestiniai tik tai šūkiai. Tai mes, manau, tą galim padaryti. Ir tai gali vienas žmogus daug ką paliudyti. Vienas žmogus gali čia daug ką padaryti. Ir žodžių kūryboje. Mes turim žodžių, pavyzdžiui, Metskaitlis vietoj kalendoriaus, Laurynas Ivinskis. Ir daugybė žodžių kalbininkų, kurie šiandien atrodo įprasti ir net senoviniai, kartais mums regis, o pasirodo, jie sukurti buvo XIX amžiuje, kaip sėkmingas būdas įdiegti į gyvąją kalbą per šaknis, supratus kalbos audinį darybą, to žemės vertę, į kurią tą sėklą meti. Tai iš tikrųjų yra, čia man tai toks, čia mirti nesinori. Atrodo, dar norėtųsi vieno gyvenimo ir būtinai susiveščiau jaunimą, kurie moka programuoti, dirbti su dirbtiniu intelektu ir sakyčiau, klausyk, galim atkurti baltų prokalbę. Juk dirbtinis intelektas, imam latvių kalbą, prūsų ir atkuriam bendrinę kalbą, kurią susišnekėtų latvis, lietuvis, prūsas, juk teoriškai rekonstruojama baltų prokalbė. Klausimas toks, ar jinai sintetinė, tik tai loginis mūsų išvedžiojimas, apibendrinant tam tikrų apskritai viena nuo kitos nutolusių kalbų bendrus požymius, ar iš tikrųjų kažkada buvo bendra kalba, kai baltai susiglaudė į tam tikrą plotą, ateidavo ir šnekėdavosi, ar tai būsimas prūsas, ar būsimas latvis, ar lietuvis, susišnekėdavo tokia kalba, kaip jinai atrodytų keistokai, nes kai kurie žodžiai mūsų, pavyzdžiui, sakiau, latvių debes reiškia dangų, reiškia mūsų debesis. Gais latvių reiškia orą, mūsų žodis gaisas reiškia žarą, švytinti orą. Tie žodžiai net jau keliauja garsų pasaulis prie kitų reikšmių, nes kalbos nutolsta. Bet ar galim mes atkurti kompiuteriais su dirbtiniu intelektu, kuris viską gali, šaknis ir visas tas etimologijas ir staiga aš į tave kreipiuosi baltų prokalbę. Ir mes kalbam, čia tau žemaičių ar prūsų, čia ne prūsų, čia lietuvių aukštaičių, čia kažkas tokio. Mes galim tokį dalyką padaryti. Tai va čia būtų didžiausia kūryba ir tai reikštų aukščiausią lygį. Pati geriausia mintis, kurią šiandien. Tai aš žinau, čia per daug jau sau leidau. Mano buvo pirminė mintis, aš norėjau su Butkum pakalbėti, ar mes galim latvių lietuvių pagrindu atkurti kažkokį tą vadinamą koinė, tokią skerslatvišką, tokią pabiržio pagrindų, kur pusė žodžių lietuviškų, pusė latviškų, bet toks
kaip tuteišių kalba, reiškia, kad lietuviai ir latviai kalba tokia tarpinė kalba, tarpinių esperanto, latviškų, baltiškų, kad susišneka. Jiems nereikia anglų, rusų, nes ten daugybė galimybių. Ir visada va, tokia kūryba būtų labai įdomi. Esperanto, pavyzdžiui, kūryba yra kaip, aš pats su esperantininkai bendrau, nuvildavau juos, sakydavau, tai negyvų lavonų, reiškia, ir šiaip labai kenksminga, nes jinai rodo, kad su kalba gali būti negyva ir su ją galima reikšti jausmus ir kalbėtis. Tai yra visiška priešingybė kalbai. Tai yra nusikaltimas prieš kalbą esperanto, bet patogu, nes moksliniai srity, kur reikalinga atsisieti nuo aptariamų reiškinių, pažvelgti iš šalies, tai vadinamas tas, kaip metaligmo, kaip pakylama su terminais ir tu gali kaip chirurgas pjaustyti be jautrumo, nes gyvoji kalba tave jaudina, tu negali būti ir tyrinėtojas, ir tos kalbos naudotojas, reikia kažkokios nusikaltėlių kalbos, supranti, kad šitą pasaulį imtų už ragų, supranti, tai aš suprantu, bet sąmoningai, kai mes tai darom, mes galim persijungti ant tokios kalbos, ant anglų, bet staiga tu grįžti ir viskas. Dabar, jeigu man galim trūksta, aš kalbėsiu vardais ir tie atsilieps, žinau. Ir atsilieps tikrai, nes aš kiekvieną dieną nešūkauju padėk Dieve. Tik tai tada, kai jau viskas. Kai pirmą kvėpavimą išnaudojęs, antro, kaip mobiliakas, tik kai pypsi įsikraudamas paskutinio, iš tikrųjų prieina ranką ir pakrauna. O šiaip, kai jis pypsi, manau, kad sugeda. Jeigu šiaip pypsi dar pakrautas. Tai kalbam apie tai, kad žmogus tas, čia irgi nepasakiau esminio dalyko, ko gero, gal čia pats esminis, kad mes dabar išklausę šitą kalbėjimą, atsiverimą, o galvosim, aš žinau Dievo vardą, tai ten užmegsiu ryšį, gausiu galės. Čia reikia tikrai taip kalbėti. Vat susirgai tu vėžiu. Atleisk viešpatie, daug pasergam, gal ir aš neatsargau. Tai susirgai tu vėžiu ir tu dabar jau pradėjai daryti visą magiją ir panašiai. Palauk, tu turi praeiti visas žemiškus tuos dalykus. Cheminė terapija, viskas. Ir nieks nepadeda. Nieks nepadeda. O tu nori gyventi, dėl ko? Tada tu kreipiesi pačias didžiausias galės. Kas čia yra? Ką aš norėjau pasakyti? Čia panašiai kaip važiuoja automobilis, pilnas bakas benzino ir sako, užsukam į šitą kolonėlę, šito dar neragavau. Žinai, tai yra dar vieto, biški yra. Ir ten dar į tą ir aną. Jeigu jis įsituština, jį būtinai pripildo, nes galia yra duodama. Dievas, kuris duoda galią, yra. Žiūrėkit, žmogus dažnai meldžiasi, viešpatie Dieve, duonos kasdienės duok man. Ir duona iš dangaus nekrenta. Jeigu stebėtų stebėtojai šalyje šitą visą užsiėmimą, sakytų, Dievo nėra. Ir tie teisūs, nes prašė ir negavo. O štai žmogus sako, viešpatie, duok man galių, kad aš lauką suarčiau, pasėčiau grūdus, visą kitą atsistoja ir eina, užžiūrėk. Gavo, nes jisai nieko neprašo, o galių ten pilna, o toks Dievas yra beje, jis pakrauna viską. Mes saulės baterijas išdėjome ant stogo ir vis meldžiamės, viešpatie, duok mums galių, kad mūsų malonėliai šviesa šviestų, būtų pasaulyje malonu. Ir toks Dievas yra, Dievas, kuris duoda galės yra, Dievas, kuris duoda duoną, atleidžia nuodėmės, tokio nėra. Nepykite, gerbėmiai, bet nėra. Galite taip melstis, bet žinokit, kad paskui nuėję turite melstis dar iš tikrųjų. Ne taip, kaip visi meldžiasi, dar iš tikrųjų taip, kaip yra. Ir koks tas Dievas yra. Tai va toks dalykas. Ko gero tai yra esmė. Ir nenaudokit žodžio energija. Ypač žodžio energija. Ypač kai su virgulė mojate energijas matuojate. Nenaudokite. Jeigu išsigryninote protą, klausykit, ką sako šitas žodis. Energijos. Energijos. Ko tu nori? Energijos. Ne. Tos gijos. Tu nori giją užmegzti ir gaut galės, o staiga energijos. Čia kažkokie priešai sugalvoja žodį energija. Arba fizikai. Bet mes tai žinom, ne energija, o galia. O kad galia ateitų reikalinga gija. Ir kad pagytum. Tai va, nustatome, kaip norit. Verdami sodą giją šitas nustatykit, droždami skulptūrą, kalbėdami. Visur užkalbėkite, kad tos didžiosios galios ateitų į mus ir įgalintų mus pasiekti tai, kur lekia mūsų strėlė, tą tikslą ir kad mes turėtumėm ką perduoti savo anūkams. Ne tik tą kryptį, kur eiti, bet ir kaip. Mąstyti, galvoti, kalbėti, pasakoti. Tai toks beprotiškas noras, aišku, jis yra. Ir jis te gali būti kaip gražaus pasaulio pavyzdys, šalia šio netobulo pasaulio galima ko dar siekti. Aš taip galvoju. Mes kiek galim to sėti, ir romuviečiai, ir kiekvienas atskirai. tą bandom daryti. Tai dar kartelį pažadu, kad baigiau, jeigu būtų klausimų, bandysiu atsakyti žymiai trumpiau ir man tada padės Daiva, nes aš ilgakalbis. Klausimus, žmonės, gal kažkokius. Laimingai. Prašau pasirašyti. Arba. Romuvos judėjimas. Romuvos judėjimas. Taip.
Kodėl jis nesiplečia? Kodėl jie taip įstrigę? Galvoju, iš kurios vietos atsakyti. Viskas plečiasi. Žiūrėkit, dabar taip, ne taip, kaip gal mūsų norai ir lūkesčiai yra kitokie, bet kad plečiasi, tai taip. Aš prisimenu save, kai nebuvo jo, ar ne? Tada jo nebuvo. Jis tada radosi tik tai. Radosi. Mes pirmieji Rumšiškėse, nuvažiavę į Rumšiškės, ėmėm varinę vielą, lankstėm, kaitinom, ten buvo berniukai, kurie mokė mus pirmus papuošalus, seges įsilankstėm, tokios kaip pilkapėse. Kažkas kanklės įsidrožė, stygas, tada žiūrėjo tos ant kapinynus, papuošalų visą rinkinį drobę, viską atkūrė. Dabar išeini į televizorių. Šitie visi, kurie anksčiau griaučiai tik gulėjo, ar visi žiedai, viskas kapuose, sutartinės, visi gieda, šoka, dainuoja. Pasaulis atgyjo ir dabar matau daug nepažįstamų žmonių, kurie kalba toliau, jau toliau kalba, jau eina, tai tarsi tas yra jų prigimta, o mes kūrėm ir galvojom, ir mes dar gyvi, kurie tą pradėjom, labai keista, gal mums kažkas turi padėkoti, va, čia pirmieji aborigenai vaikšto, nieks net neatsimena, atrodo, randa pasaulį, kuriame tai yra, ir tas plečiasi, tikrai plečiasi, ir kaip galima įsivaizduoti labiau, aš nežinau, nebent ypatingos pastangos, kai dedamos tyčia plėstis. Darysim dabar, tai dabar tie dalykai irgi vyksta, va šiandien atsiranda jaunimas, kurie ten sakė, darysim video, darysim tą, darysim skrajutes, darysim ten puslapius, visokius laidas, tai matyt ir taip plėsis, bet iš tikrųjų jisai plečiasi, kaip atsiradęs neseniai atgimęs, jisai plečiasi pakankamai. Nesenai. Per 35, kiek čia tų metų nepriklausomybės metus, jisai išsiplėtojo ženkliai nuo nulio iki reiškinio, kaip pripažino Seimas, kaip po tokį, kas atrodė neįmanoma, nes kad valdžia užvaldė jau seniai yra jėgos galingesnės už politiką, tai tiesa ir kad jos ne visai sutinka su šitokiais, su tokiom raiškom irgi visiems nujaučiama. Tai manau, kad plečiasi, bet aš jūsų klausime išgirdau pageidavimą, kad plėstųsi dar labiau. Tai aš irgi to nuoširdžiai tikiuosi ir matydamas jaunimą, kuris įsijungia ir pavargusius kartais protus arba sakančius, aš jau Rasos šventės Verkiuose nerengsiu, sako Nijolė Balčiūnienė. Viskas, tegu dabar kiti rengia. Kitas sako, Ugnius Liogė, viskas, mėnuo Juodaragis paskutinį šiemet įvyko. Ar ne, tai mes matome, kaip žmonės, kaip metų laikai išdėję savo galės, reiškia, dabar eina į kitą būseną, rudeninę ar žieminę, bet ateina jaunimas. Todėl ačiū už pastabą, už klausimą, kuris paliudė noro plėstis, tai jisai vyks. Aš manau taip, aš viltingai mirčiau dabar, nebijodamas mirti, žinodamas, kad po 10 ar 30 metų judėjimas bus dar labiau išsiplėtęs, nes jis yra tikras. Tas pats, ką kalbam apie gamtą, kad štai reikia saugoti gamtą, eiti ten, lyg tai visiems aišku. Bet tas pats ir su mūsų santykiu, su gamta, su reiškiniais, su kultūra, su žodžiu. Man atrodo žmonės, bet aišku, labai dar būtų gerai, kad mokykloje tai būtų. Ir ko gero taip atsakyčiau, nesiplečia, nes nėra mokykloje augdomi vaikai. Jūs užčiapėt, matyt, klausimų šitą bėdą, kur mes dedam pastangas. Visų pirma, ne kad Romuvos tenai kažkokia teikyba, o kad būtų etninė kultūra arba tautinė kultūra, yra sukurti vadovėliai, yra sukurta vidurinio ugdymo visa programa ir jinai kažkur įsileista tik taip kaip pasirinktinis dalykas. Visos ministerijos prie visų partijų ir valdžių visada buvo stabdžiai ir neleido šitų dalykų visai. O paaiškint labai paprastai, mokiniai perkrauti ir taip visko per daug, mes integravom kiek įmanoma jau esamus dalykus. Čia ne, vienu metu atsimenu, kai buvo ministras socialdemokratas, sakiau, o galima parodyti, ką jūs integravot, galite išimti ir parodyti. Nerado ką išimti. Tai sakau, taip integravo, kad net nesimato. Tai net šaukšto deguto į metus matosi, kaip kažkas ten integruota. O čia tikrai mūsų stabdys yra šitas. Bet yra pastangos dedamos ir čia ne romuviečių etninės kultūros globos tarybos, o romuvai gavo teisę dabar turėti mokyklose pamokas, jeigu pageidauja tėvai. Reiškia, šitas kelias praviras, kitas sunkumas, kad turi būti mokytojai, turi būti dar viena programa paruošta, nes niekas neįsileidžia šiaip savo šnekėtojų į mokyklą.
Turi būti viskas labai rimtai paruošta. Mokytojai turi būti ruošiami. Mokytojai ir programa, bendra programa. Kitos religinės konfesijos turi programą, ten yra doroviniai visokie istoriniai, tautiniai dalykai sudėti. Pavyzdžiui, karaimų labai gerai žiūrėjau programą, religinės bendruomenės karaimai, jie valstybės pripažinti turi labai gražią, patriotišką, ugdomą savo religinę programą, kuri atrodo net nereliginė, nes kalba apie bendražmogiškas tautinės vertybės, jų reikšmę žmogaus gyvenime. Tai va tokią programą mūsiškiai irgi pasišovė dabar kurti. Dabar valandos paskaita apie dangaus ženklus. Gerai? Reikia pagazdinti, nes jie patys turi pabėgti, aš negaliu baigti, kai taip smalsiai žiūri. Pertrauka arba... Bet nesijaučia tų valandų. Bet vis tiek gal reikia arbatos gerti. Aš ištroškęs reiškia paskaitas skaityti. Čia Daivai sakau, žiūri į kupolą, pas mus to video kupolą. Daiva sakau, gal surėnim kokias 3-4 nemokamas paskaitas, sakau, čia sukvietim žmonės, kalbėsiu, sakau. Vaily, ilsėkis, sako, ateina pavasaris, tai bus ekskursijų daug, sako, tu nespėsi lakstyti. Tai dabar aš ant jūsų noriu atsižaisti, neišeiti. Mano čia buvo paskaita, tai apie lietuvišką zodiaką paruošta. Tai yra iš tikrųjų, ką aš rimtai dirbu. Čia, ką aš kalbėjau, tai yra gyvenimo patirtis, gyvenimas pats, o ten yra mokslinis darbas. Užleista šiek tiek dėl šitų romuvietiškų veiklų, bet ten esu pažengęs, esu net knygą 12 metais, dar tada su Vytauto V. Landsbergio paskatinimu išleidęs skaitant dangaus ženklus. Ir čia vienas iš dalykų, kur aš parodau ir tai siejasi su to, ką aš kalbėjau, kaip va tie pasakojimai, tie prietarai, kurie čia mums žemėje suprantami su šaukštu, namų buitimi ar nestogų, lubom, ąžuolų, viskas, kas aplink mus, staiga persikėlė į žvaigždės, į mėnulį, į saulę. Ir kaip šitie sukdamiesi, judindamiesi ten viršuje, paskui tuos prietarus perkelia į mūsų gyvenimą. Reiškia, kaip dangus tampa mūsų knyga, šventraščių, kuris paskui ir šventes mūsų elgesį, kodėl negalima į dangų rodyti pirštų ir visus kitus dalykus žemiškosius sutvarko. Kaip sodas, jis yra tvarkingas ir jeigu čia betvarkė, sodas pakabintas ir jį žiūrint, tau vidinė tvarka padidėja, vidinė tvarka. Sodo ugdytojas supranta, kad netgi jeigu aplinkui yra netvarkinga, jis padarė sodą čia priešniauksą, jis jau sukūrė darną. Nesuprantat, tvarka yra ne išorė. Išorė ją daroma tvarka tam, kad nebūtų viduje. Tvarka išorė nėra savitikslis. Sutvarkyti kambarį ne dėl to, kad jis būtų tvarkingas, dėl to, kad aš gerai jausčiausi. Nes pažiūrėkit, sutvarkiau kambarį ir apakau. Paduok man knygą. Kokią knygą? Vidūną. Iš lentynų. Imk. O jeigu būtų viskas sujaukta, aš nepadėčiau. Reiškia, kur aš sutvarkiau? Va čia sutvarkyti. Pasme registrai, ten tas, pro duris išėjau, čia nepaslysiu ant lašinių ir kojinių, jos ten, žinau, padėtos. Reiškia, kitaip sakant, išorinė tvarka yra vidinės tvarkos. Nes vidinės tvarkos įkišęs rankų į vidų nepadarysi. Tik gali išorinę tvarką darydama. Kai kažkas kažką reiškia. Kodėl šitas guli čia? Čia, turi ten gulėti. O kas pasakė? Tai mes susitarėm. Ir tas reikšmių pasaulis, kurio tu viduj negali susitvarkyti, staiga persikelia į vidų. Net jeigu tu išvis ir kambario tau neleidžiam, jau galim, aš ten ant grandinės va čia pririšiu, kampę supranti, apyrantė čia tu suimtai. Tai tu susitvarkyk va šitaip. Tvarka yra kaip homeopatinė, kaip čia, jinai kaip sekla. Jeigu kažkurioje vietoje susitvarkiai, tvarka pasklinda po to visur. Tai va ta vidinė susitvarkymas žmogaus yra ta. Kodėl aš tai sakau, dabar aš nebeatsimenu. Koks klausimas? Nebuvo. Apie dangų kalbėjau. Tai žmonės susitvarkė dangų, ten pasidarė tvarką ir ta tvarka, toliau jinai veikia pati, nes jinai sukasi. Ir ta tvarka sukasi, o žiūrėk, apsisuko metai praėjo. Ir dabar šita tvarka dangiškoji su žemiškai tvarka sulyginama. Kai ten tas, tai darom čia tą. Jau sėtynas ten žaroj, kumelė vagoj. Ar ne? Taip? Ir šitą šienpjoviai čianai, eik į lauką šienauti. Kitaip sakant, va čia pinigų tai nėra, bet laikas jau tavo rankose, gamtinis tikras laikas ir tu išsilaikai, žiūrėdamas iš to. O kas pasakė, kad čia toks prietaras, ar ne? Patikrinta 100 kartų, kai šienpjoviai ten, arba kai sėtynas likauštant ateina į pietus, metas rugius sėti. Pretorijus. Sako prūsų lietuviai, sakė, kai sėtynas likauštant ateina į pietus, įsivaizduojat, ką tai reiškia? Ryte kelies ir žiūri, kur sėtina. A jau pietuose.
kaip vidudienį saulė. Jau reikia rudžius, eiti rugsėjo 15. Tai va tas dangus aš tą tyrinėjau, nes pats kaip fizikas, astronomas, galvoju, kuo aš čia galiu prisidėti prie etninės kultūros. Ir galvoju, eina į ekspedicijas mūsiškiai, mane kviečia, pasakas, dainas renka, sutartinės, burtus, prietarus. O sakau, nu kaip man savo, aš žinau žvaigždę, žinau gamtos dėsnius, aš pradėjau klausinėti žmonės tų dalykų. Ir nuostabių dalykų atradau. Nuostabių dalykų. Vienetai buvo žmonių, kurie dar žinojo visumas, nu, kekėmis, neatsitiktiniais gabaliukais. Tokių buvo, gal 3 žmonės. O daug ką surinkau paskui pagal nuotrupas. Ir toks priėjimas buvo tada kompleksinių ekspedicijų metu, kai Norbertas Vėlius ir kiti Milius Vacys rengė, čia buvo to tautinio sąjūdžio įkarštis, tai buvo, man tai buvo 9-as jau dešimtmetis, 1982 metai, kiti anksčiau pradėjo Jonas Trinkūnas, čia buvo pradžių pradžia. Įdomus buvo pabandymai ir kitų žmonių įsijungti pagal savo sritį atstovaujamą. Pavyzdžiui, Romualdas Ozolas, filosofas, buvo užsimojęs rinkti liaudės filosofiją. Įsivaizduojat? Aš liaudės astronomija, jisai liaudės filosofija. Po 2 ar 1 ekspedicijos, aš jam paskui tai pasakoju, jisai neprisipažino, kad tai buvo. Sakau, visigi kalba. Sako, atėjo Žemaitija, perėjo ateina vakare Ozolas, visi gyrėsi, ką surinko, sako, nu ar pavyko, ką nors surinko. Sako, nu tie žemaičiai. Visiški durniai, jokios filosofijos. Sako, nu vienu žodžiu ir nustojo rinkti, nes pamatė, kad beviltiška. Jis ieškojo kategorijų, filosofinio mąstymo, kažkokio apibendrinančių dalykų, o ten viskas labai trumpai. Taip ir viskas. Nėra. Atitraukto mąstymo nuo gamtos, kas būtų, jeigu būtų, o jeigu taip, tai tenai, nieks taip nemąstė. Tai Ozolo to baigėsi, bet kiti ir liaudės medicina labai daug pavažiavo. Pavyzdžiui, žmonės, kurie domėjosi gydymais, tai labai daug surinko. Psichologijai, manyčiau, paskui etikai, nu buvo tos pakreipo, gyvulininkystė, tiesiog kartais va ta žinyje vadinasi, tai mane domino žinyje, žinios, nes paskui prasideda jau dainos, pasakos, tarsi kita veikla, kuri jau atitraukta nuo tų tiesiogiai reiškinių, o mes domėjomės, aš domėjausi dangumi ir apie dangų dabar turiu labai didžiulį rinkinį, štai dėl ko nenorėčiau mirti, norėčiau kažkaip tai ir karo, kad nebūtų, pabaigti iš magnetinių juostelių, iš stenografuotų tokių sąsvinių, visą tai į spaudą ar į skaitmeną pernešti, kad būtų galima paskaityti ir suprasti tiem žmonėm, kurie gyvena toliau. Nes tų žmonių, kuriuos klausinėjau, seniai nebėra, 1880 gimė, dar tam amžiuje, paskui 20 amžiaus pradžioj. Labai daug praėjome mes, svarbiausia, kad aprėpėme ir už Lietuvos ribų, ir Punskas, Seinai, ir Latvijos lietuviai, ir Rusija. Ir jo karaliaučius iki visur keliauta, nemažai surinkta, mažai paskelbta, mažai atspausdinta, daug kas rankraščiuose guli. Vis atrodė, o išeisiu į pensiją. Ir tai jo teisi į pensiją. Ir dabar žiūri, kad čia, palauk, čia neaišku, kaip čia bus, žinai. O gal tos juostelės išsimagnetino, nes ten juostelės, žinot tos tokios, o tokios juostelės. Gal jos išsimagnetino. Nu, dar prietaisai yra, kurie pragroja, jais galima jas skaitmenizuoti. Tai yra ir baisiausia užrašai, nes užrašų sąsiuvinį atsiverti, ten taip pusė žodžio, ten, nes kai su to sąsiuviniu grįždavai, viską žinojo, atsimė, ai, čia ta bobutė, o čia, ai, jinai tą sakė, gali ten pratesti. O dabar paėmė tokius sąsiuvinius, matai, tai daug medžiagų, labai daug medžiagų. Nu, kokiu nors, nežinau, ten 1000 puslapių išeitų vien 3 tomai knyga tokia stora, jeigu kas vertingiausia tik išrinkti. Ir tai tik apie dangų. Nes kai pasakoja, tokie pas močiutė pirmiausia tau pasakoja ne apie dangų, apie kaip čia, va, kas čia vyksta. Ne? Tai daug tokių ir tuos kartais užrašydavai, nes ir tai įdomu. Irgi. Vietovardžiai, taip toliau, istorija, pilkapiai, šventvietės visokios. Ir paskui šiaip netaip kreipdavai dėmesį į dangų. Dažniausiai nuo buitinių veiksmų. Kada kiaulės skerdžiate, nu tai tada rudenį, bet ar svarbu mėnulį? Jeigu paklausai apie mėnulį, apie žvaigždės, nieko nežinau, vaikelį, ne, apie saulę, ne žvaigždės, ne. O kada vat sėdavo? Nu tai kai sėtynas ten. Ta prasme, kad iš kito galo. Jiem ne dangus buvo įdomus, jiem buvo įdomus jų gyvenimas, o tai yra laikrodis. Pradėsiu, kaip veikia laikrodis, klausinėt, nieko nepasakyti. Bet kad kelintą valandą, ką daro, tai jie žino. Tai tas dalykas būdavo įdomu. O paskutinis dalykas, ką šiandien jau užsiminiau, kažkam sakiau, ar vakar, sakau, prieinu prie vieno Joniškio apylinkėse Molėtų rajone žmogaus už tvoros šienaujančio, kiemą, ne žaraklių šienauja dalykų, ir sakau, ir mėnulį šviečia. Sakau, dėdė,
aš čia renku, sakau, pasakojimus, kaip jūsų krašte čia vadina dangaus reiškinius, pasakau, mėnulio atmainas. Kaip čia jūs Joniškio apylinkėse vadina? Pažiūrėjau į dangų, tą mėnulį. Sako, nežinau, palauk, bėgu pažiūrėti kalendorių. Ir nubėgo į trobą. Tai aš irgi kaip Ozolas nusikeikiau. Paskui jis grįžo, ai, sako, tai čia šitą paskaitė. Nu, aš jam sakau, žinau, aš irgi galiu pažiūrėti kalendorių, man įdomu, kaip jūs. Ne, sakė, aš paaiškėjau, kad jis smuikų restauratorius. Senukas, kaimietis, visą gyvenimą, ne žemės ūkis, ne darbai, smuikus, vienas iš geriausių. Nu tai viskas, matot, kaip žmogaus gyvenimo būdas iš karto atitraukia arba prie gamtos, arba nuo gamtos. Jo pasaulis, čia kad iššienauja, tai čia tik tai atsitiktinumas, iš tikrųjų sėdi ten ir daro. O visi žemdirbiai puikiai žino tą mėnulį. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, mėnulis kalendoriui toks, atvirkščiai, jie nežiūri į kalendorių, bobutė išbėga, va taip, o dabar sodinsim. Nežino, kad kalendorius meluoja. Nu, čia yra raštas. Raštas viską sugadino. O va čia tiesioginis santykis su to mėnuliu. Mėnuo prasidėjo. Matai, kaip prasideda mėnuo? Kalendoriui ten parašyta, kad kur kas. O čia tik prasideda. Tai va tas gamtinis laikas, santykis su gamta danguje buvo labai labai įdomu. Turiu čia dabar rinkinį net apie lietuvišką zodiaką, visą paskaitą. Šiandien gal nevarginsiu, nes matau, kad per daug įžanga buvo plati. Ilga įžanga buvo teisinga. Jeigu apie žvaigždės. Galbūt galima dar tada. Tai kodėl raktų negalima? Tai bus galima dar ir tai bus įpareigojimas gyventi. Reiškia, kuo vėliau toli. Nu, nes jeigu neatliktas darbas, įsipareigojimas, per tą laiką gal dar kažką pavyks iš to, ką minėjau, pabaigti. Kodėl raktų ant stalo negalima dėti? Kad paklaustumėt. Paklausėt? Turit laiko. Kiek? Nu, maždaug Dabar suklausim. 15 minučių turit. Turim. Nu, matėt jūs, kad raktas... O ką reiškia raktas? O čia geravintis, kirpdis jau sakiau, ką reiškia raktas? Nu gerai, kodėl raktų negalima dėti? O tai pirmiausia, ką reiškia? Jeigu tik žinosi, ką reiškia, pavyzdžiui, ką reiškia šūdas, visi žino ir ant stalo. Bet raktas ką reiškia? Ne, ten nereikia žinoti, tu žodį. A čia nieko, raktas nieko lyg tai nereiškia. Iš tikrųjų, raktas yra didelis. Nu, mums dabar elektroninės spynos, automatinės. Įsivaizduokit žmogų, kuris pirmą kartą gali ne maginiam priemonėm, ne maginiam, abrakadabra, ryškėti prikabino ant durų, kad laumės raganos neįlystų, apsaugos nuo vagių ir nuvažiuoja į turgų. Atvažiuoja raganas vis tiek kažkaip įsilaužia. Tai atsiranda staiga įrankis, su kuriuo tu gali ir viskas. Dabar jau ten tokios tos durys, kad jau apsauga, ne, raktas tai yra apsauga. Bet tai čia ne spynos raktas pirmas buvo. Ne apie spyną raktas, ne, prasidėjo. Rakinėti. Nes seniau nieks nerakindavo durų iš tikrųjų kaime. Jeigu gyvendavo, tai kažluotą pastatė, tai va tau aišku. O kas raktai, tai kada jie raktai, kokie tie pirmi raktai? Nu, kai Dievas buvo danguje, kai aišku, durų rakinti nereikėjo, bet kai atsirado daug bedievių, kurie netiki Dievų, tai jie gali ką nori daryti, kamerų nebuvo, eidavo ir lyzdavo. Taip, raktai atsiranda vėlai, kai reikia pradėti rakinti duris nuo savo paties tautiečio. Bet raktas įgyja labai labai daug. Jeigu paimsit mitologijos žodyną, raktas labai daug reikšmių. Atsiminkite rakto simbolinį teikimą, kai valdovas užima miestą. Ateina, taigi užėmė viską, bet ne, čia prisistato visi šitie, reiškia įteikė jam raktus. Ir kai įteikė jam raktus, kągi jie to sako? Mes tavo vasalai, mes atidodam visus savo, aš valdovas valdžiau šitą miestą, dabar jis tavo. Taip, atsisakyti suvereniteto visų galių į savo valdas ir perduoti kitam. Ir ant kelių priklaupė, ne, buvom karaliai, dabar kunigaikščiai. Nu, pavyzdžiui, ar ne, tu netekai įgaliojimą. Panašiai būtų, jeigu ateitų karininkas ir jam generolas vadas sakytų, dėk antpečius ant stalo. Jisai nusiėmė antpečius ant stalo. Galima daugiau nieko ne, laisvas, ne. Ateina karininkas, jam sako, dėk ginklą ant stalo. Parašyti neprašo, kad atleistų iš to. Viskas. Ir raktai buvo, pasirodo, aš nežinojau, kad moters raktai pirmiausia buvo nuosavybė, įkapėse visada raktai pakabinami, kaip būtina sąlyga moteriai, jeigu jinai yra šeimininkė, namų, reiškia, rykūnė vadindavo. Rykūnė viską rykiuoja, viską tvarko. Jinai tarsi premjerministrė, reiškia, šitam visam ūkyje. Raktų padėjimas ant stalo reiškia įgaliojimų sudėjimą. Taip sutarta, taip nuo amžinųjų, kad ant stalo reiškia, tu to atsisakai, atiduodi.
tiek ant stalo, nu, kaip sakiau, ant pečius ginklą, dar ant stalo irgi deda, ant stalo, ne ant žemės meta. Padėjimas reiškia įgaliojimų sudėjimas. Tai negeras ženklas nuo to laiko, jeigu žmogus iš raktų, jisai turėjo valdyti, turėjo rakinti, turėjo viską prižiūrėti, jis tokiu būdu atsisako arba netenka įgaliojimų. Nu tai jūs suprantate, kad tai yra prietarai, kad tai nieko nereiškia, kad aš neatsisakau įgaliojimų, kad aš vėl nuo stalo imu raktus ir viską rakinsiu, bet čia visą laiką sakymas, kad aš atsisakau įgaliojimų, jis ateina pas mane kiekvieną dieną užduotatės, aš puikiai susitvarkau, suprantu, ten visus atmušinėjus, man grasina, kad įgaliojimų atsisakys kiekvieną dieną. Ne žodžiais, visą laiką pistoletą ant stalo deda, pakeičiam generolą, greitai kitą, kurį orūžėje prisidėjo. Tai norėjau pasakyti štai tokią prasmę. Viena iš prasmių, galbūt yra ir kitokių. Viena iš prasmių. Aš išgirdau, kad įkapėse pas moterį būdavo. Tai kodėl ji nepalikdavo raktų kitai? Čia būdavo matyti tie raktai, kaip ir visi kiti dalykai simboliniai. Kalavijas perlaužiamas per pusę, gali būti dedama imitacija, reiškia, ir net kaip dabar laidai, tupliukai, su kuriais nepavaikščiosi gyvenime. Čia galėtų atiduoti kitiem, betgi čia numirė tupliukai. Ten buvo įkapės tiesiog. Jos reikalingos jam bus kaip atvaizdai kitame gyvenime, kuriame jau ne tokiais raktais gal vaikinama, bet vadas, kad jisai gauna. Jinai nusineša. Dėl to, kad įgaliojimai jos nesibaigia. Ta prasme, jinai ir įkūnė ir tenai. Ta prasme, tas jų perėjimas į aną pasaulį, karys karių bus ten, valdovas valdovų tenai, nu toks mąstymas, mes to nebeturim. Mums atrodo iš tikrųjų, ne į kapus reikia nesiuoti, o palikti. O kai gyvenimas tęsiasi po mirties, kitokia filosofija. Įkapės to liudijo. Paskui būna jau, kad įkapės taiga nyksta. Tai va, nors krikščionys ir tiki, pavyzdžiui, apie pomirtinį gyvenimą, bet į kapus nieko nededa, tarsi ten nieko ir nereikės. Pasaulė žiūra keičiasi. O pirma buvo manoma, kad visko reikės. Tol dėdavo maisto, vyno, ką nors, mobiliaką įdėdavo, kad paskambintų, jeigu ką, nu, senoviai. Bet kokio negali dėti. Yra tik tai įmonių, kur niekada neprarasti ryšio. Pavyzdžiui, Omnitel niekada neprarasti ryšio. Mobiliakas reklamą pasakyti, ir tokius dėdavo į kapus. Čia tokia reklama. Per paskaitą reikia reklamuoti įmonę, kurie apmokės kelionę pirminę. Aš buvau sugalvojęs. Nori dar vieną reklamą? Taip. Gerai būtų. Jacobs, tokia kava buvo. Kaunas, Vilniaus gatvė, labai gražiai grįsta akmenimis. Ir vasarą išnešami, reiškia, šitie tokie stodinės ir žmonės, nu tie grybukai, žmonės sėdė, saulė šviečia gražu. Bet kažkas tai numirė. Ir kažkodėl Vilniaus gatve, gal link Rotušės, ten važiuoja, eina ta procesija. Bet tokia keista, dabar urnelės, viskas nieko nėra, ten gražiai. Karstas, pradarytas karstas, matosi velionis, reiškia, eina našlė su gražiu tauvaliu, visi taip eina, senobiškai apsirengę, žmonės nuščiuva, galvoja, gal čia filmą filmuoja, kokį tokie visi žiūri. Tuo metu išeina padavėja, nešantį eilinį kavos puoduką, reiškia, ir multiplikuota, dabar gerai multiplikuoja dūmelį ten nuo kavos kvapą, praeina tam navaščiai krūnas karste, atsisėda. Ir Jacobs, nemirtingas skonis. Kilo iš mitologinio mąstymų, manant, kad mirtis yra mažai panaudojama reklamai. Žmonės bijo mirties, bet atvirkščiai atpertus tai, kad šitą naudojant tu amžinai gyveni, galima padaryti gerą reklamą. Todėl ir buvo ir tas, reiškia, ten žmogus guli karste, reiškia, ir staiga mobiliakas skambina, ne, visi tokie ten šarvojimo salės surinkti, visi puola kaip ir mes, ne, O pasirodo, pas tą įkišką, pasisėda, alio, visi tokie, ho, ir Omnitel, niekuomet neprarasite ryšio. Tai čia buvo, kaip buvo tokia įmonė. Sakė, parduok, Jonai, parduok, bet aš nepardavinėjau. Arba, pavyzdžiui, sakau, reikia ir socialinę reklamą sugalvoti. Tiltas, Big Benas, kažkodėl Anglija, nežinau. Žmogus su katiliuku, čia su katiliuku, stovi ant tilto, žiūri į Temzę, čia atlikti rūkas, bet saulė leidžiasi, viskas gražu. Ir, reiškia, ir ateina kitas žmogus. Pasižiūri į tą, pasižiūri, ko jis grožisi, iš tikrųjų, saulė, jis atsistoja irgi žiūri, irgi su katiliuku, jie tokie supanašėję, miestiečiai, skambina telefonas tam, tas pakelia ir kalbasi kažką, tas pasižiūri, jam suskambina telefonas, irgi nusisuka ir kalbasi, žinai, kalbasi ir rodo čia, kad saulė, viskas grožis tai yra, bet jie jau kažkur visai kitur, tada vienas kitą pasižiūri ir abu taip, telefonus į Temzę ir kalbėkite nemokamai. Ir kalbasi, apsikabinę vienas su kitu ir kalbasi, ir užrašas kalbėkite nemokamai, atsijungkite nuo.
buvo vienu metu, čia mitologinio mąstymo, tą kaip mirtį panaudot buvo, o čia, kas kalbėkite nemokamai, na čia buvo kitas. Paskui nustojo. Kartais kamuodavo tokios reklamos, atsibundė reklama galvo. Tai va 300 atsimenu, o paskui praėjo tas. Dabar ateina iš kalbos tokių labai keistų, kaip čia pasakyt, udelių. Brazauskas vadina, iš kalbos keistų žodžių sąskambių ir keistų kalambūrų, neilgų, kokie 3-4 sakiniai, kur išeina labai juokingas žodžių žaismas. Tai kad šito ne visai tas dingtų, aš visada rašydavau žinutę Razauskui. Aš atsikeliu ir man tokia mintis, jam surašau, šiuk nusinčiu. Jisai tada kartais pavyksta, kartais ne, kažką į tai atsako, irgi labai šmaikščiai. Žaidimas žodžiais vadinasi. Ir mes, kai susitikdavome, žaisdavom žodžiais, tai žodžio dzenas kažkas vadino ten, nu, kad tai yra žaidimas žodžiais. Žaisti žodžiais, ką aš ir siūliau daryti. Reikia žaisti su kalba. Mes turim žaisti, pamatę, kaip žodžiai yra tarsi dėlionės, kad vaikas pamatytų, kad žodžiai yra kaip dėlionės nareliai. Kad, va, jeigu turi tos narelius, gali sudėlioti paveikslą. Bet jeigu į tą narelių krūvą įmeti saują svetimų narelių ir dar paveikslą atimi, sudėlioti neišeis. Nes aš klausiu vaikų, jeigu jūs neturit paveikslą, o turite tik narelius, man čia išminčiai iš tos klasės, o mes vis tiek sudėliodami, nes ne viskas bet kur tinka, man sako. Sako, nesvarbu, kad nėra. O aš sakau, jeigu aš saują dar kitų, tada sako, jums būtų sunku. Sako, dabar suprantat, kokie mūsų buvo žodžiai. Jie kūrė paveikslą, kalbinį paveikslą, mūsų visą išmintį, pasaulį. Ir staiga mes šito atsisakėm. Kalbą priėmėm kaip įrankį tam tikrą, kuris tenkina tik susikalbėjimo, komunikacijos ryšius, visos kitos užduotys kurti paveikslą, nešti to paveikslo vaizdą į ateitį, išminti patirtį, jausmus, be knygų, be nieko, ne? Be disko, kuriame saugome informaciją, tik su kalba, nuimama nuo jos. Ir jinai pradeda prastėti. Kaip ir raumuo, kuris neugdomas, kokios šaknys, kokios galios. Tikriausiai energijos, taip, energijos. Ir tu jau visas miršti. Elektra nepadės. Kaip sakė, beje, sako, kas yra perkūnas? Kai perkūna eina dieviškoji šviesa ir galia, ir tavo kūnas gali keltis ir gyventi, ar ne? Tai sako, kai perkūnas išeina iš kūno, atvažiuoja elektrikai su 2 lygintuvais ir pradeda elektrą varyti, nes jie galvojo, kad perkūnas tai elektra. Ir anestezologam taip pasakiau, šypsosi, sako, teisybė. Sako, jeigu žmogus mirė iš tikrųjų, šitą elektrą nepadės. Nes o iš tikrųjų miršta kaip perkūnas, jau perkūna neina. Aiškiai, suprantate? Dabar dėl to piršto. Niekas neprašė, ne, bet aš paaiškinsiu. Vietoj paskaitos. Pirštų bats į dangų. Kas kaip piršto? Kodėl? Todėl, kad kiekvienas žmogus turi savo žvaigždę. Kiek žvaigždžių, tiek žmonių danguje. Ir šviesus žmogus šviesi žvaigždė. Tamsus, blogas, vos šviečia žvaigždė. Miršta žmogus, gęsta žvaigždė. Gimsta žmogus, žvaigždė užsižiebė. Daug žvaigždžių praniko po karo, daug mirė žmonių. Ar ne? Žmogus žvaigždė. Tai kas tai yra? O kas yra tas dangus? Klausom žodžiu. Dangus tai toks dangtis, va jisai uždėjo ant podą, ten virė kažką. Tai vyriai, myli šiupinį, virė jo dangtį. Tai dangus irgi toks dangtis, bet jame yra skylutės. Skylutės tai yra žvaigždės. Ir saulė yra skylutė, bet nedidelė. O iš kur šviesa, jinai sunkėsi, dieviškoji šviesa yra ten visur, aukštai, dausuose. Toks švytintis ištisinis šviesos pasaulis. Ir iš jo